Tikrai? Nice. Bled, aš jau įsivaizduoju karpysiu ir iki čia tiesiog. Toks midžitas, žinai, vos. Nu, ką darysi? Nieko. Sveiki visi, čia nejuokinga 34. Aš pamiršau, kiek aš laidų. 3 ar 4, žinai, svarbu darai. Priklauso, kada išleisiu. Su manim šiandien viešinė Laura Dragūnaitė. Komikė. Jau galima sakyti. Aš manau, kad galiu taip pristatyti. Komikė, kuri dar vis dirba. Paprastas žmonių Paprastas žmonių gyvenimą, yra mirtinga. Taip. Ir sukasi biški šou biznį. Taip, kažką lengvai žinau. Nu, gyventi reikia. Biški čia labas. Kaip tu? Gerai. Fainiai, smagiai, kalėdos artėja, žinau. Aš labai gerai, man kalėdos irgi patinka. Smagu. Šiandien atsikėlėm. Ne kartu, blėt. Aha, jo, čia įdomu, pabrėžiam, ne kartu. Atsikėliu. Kaune atsikėliau, bet ne. 10 ryto ir blėt ruduo. Aš atsikėliau 8 ryto ir buvo belė kaip tamsu už langą ir aš galvoju, what the fuck, tipo. Kiek šiandien +8 kokia, man atrodo, ne? Jo, tai toks išėjau į lauką, galvoju, kaip šilta, nebereikia tų sluoksnių 5, žinai, apsirengus, tai, nu, įdomiai. Kaip tau paskutiniu metu sekas? Aš žinau, kad tu šį mėnesį, praeitą mėnesį, turėjai itin labai svarbių darbų. Labai svarbių. Man labai įdomu, nes tu ir Laisvės TVX kanale paleidai savo pirmąją laidą, tai labai džiaugiuosi dėl to. Ir laimėjai raustus. Laimėjau raustus. Jo, big dalykai man. Jo, tas mėnesis tai buvo toks, žinai, nes ir raustam reikėjo ruoštis vienu metu ir laidai tai visai, žinai, toks stresas, kad pirma laida, nežinom, kaip čia gausis. Tai tikrai toksai buvo, įtemptas mėnesis. Ir kai tu kvietei mane, galvoju, blema, tu galvosi, kad aš čia, žinai, oi, čia aš neturiu laiko, dabar negaliu atvaryti, bet tikrai, tipo, kur žiauriai, žinai, užimta, bet tada praėjo raustai, toks nuslūgo viskas, žinai, galima biškelį atsipalaiduoti, laida išėjo, tipo, irgi viskas gerai, žinai, galima ramiai pagyventi, tai. Man šiaip vakar, kai pagalvoju, man nerimas kyla dėl šitos laidos, bet aš dabar kažkaip žiūriu tokį psichologinį podcastą ir ten kalbėjau apie nerimą ir sakė, kad nerimas yra šiek toks ir jaudulys, bet ir excitementas. Jo. Tai tu gali negalvot, kad tai nerimas, kad tai excitementas. Tai, blemba, vakare bandau užmigti, neinu užmigti, galvoju, blemba, Laura Dragūnaitę kalbinu, reikia kažkaip gerai jaustis, reikia džiaugtis. Nuėjau 4:30 miegot, atsikeliu, blogai, neįsimiegojęs. Aha. Ir dar atsikeli ruduo. Jo, ir dar ruduo. Sniego nėra. Kalėdų vaibas dingęs. Eglutę galėjau mest per langą. Jo. Lyja. Gruodžio mėnesį. Labą dieną. Man sugadina vaibą šitas dalykas. Ne, man tikrai. Ir visada sakau, aš jau kur sakiau prieš tai, kad gruodžio pradžiai visada prisninga, žiūri faina, toks, žinai, tu gal atrodo, čia bus geriausias kalėdas ever ir tada savaitę prieš kalėdas viskas lietus. Lietus +8. Bet man atrodo, paskutinius 10 metų jau tas. Jau kur turėtume būti susitaikę pripras, bet kas kart vis tiek, žinai, taip pat nuliūdina. Kur taip pat dovanas dalini tiesiog pavasarį. Jo. Ir dar aš atsimenu, kad yra buvo taip, kad per kalėdas būna, kad pavasario toks vaibas, tipo saulė arba lietus, žinai, ten, o per kūčią, ne per kūčias, per šitas Velykas, kad būna sninga. Būna prisninga. Tai atsiprašau, susėjimo metų laikai biškelį, kažkaip susidėliojame. Aš manau, kad čia jau žinok viskas nuo tų veipų. Man taip atrodo, kad čia veiperiai. Čia veipai, arba konservatoriai. Konservatoriai. Galimai bus pavogę metų laikus, kažkurį metų laiką pavogę ir sukeitė viską. Žinai, dėl ko džiaugiuosi paskutiniu metu? Nes labai daug pasodino žmonių į kalėjimą. Tavęs džiugina šitas. Mane džiugina dėl to, kad pasodino tinkamus žmonės. Supratai, ką turiu? Jo, va dabar biški minutės prireikia. Taip netikėtai, bet aš ir džiaugiuosi. Šitas džiugina, tiesa, bet mes dabar kaip tik su draugiam prie kavos ryte kalbėjom, kad jo pasodino, bet yra ir ką paleidžia. Jau bijoti reikia ar ne? Aš nežinau, bet galimai. Čia ta Kauno viercha? Ne Kauno viercha, bet čia toliau nuo mūsų. Vilniaus viercha? Panevėžį. Panevėžio viercha. Ne Panevėžio viercha, o merginas, kurios galimai kitą asmenį. Ir dabar dirba įkiukė. Jo, dabar dirba įkiukė. Ateini toks, labą dieną, man galima, žinai, kas keiščiausia, dabar mes pakalbėsim ir man paranoja prasidės. Dabar jie galvoju, o jeigu pažiūrės, dabar mane perskės, gal mane sukapos. Mano bičiulis yra padaręs video apie jas arba ją. Tai blemba ten atsimenu, jam Instagramą rašinėjo, grasino ir taip toliau. Teismais. Tai gal. Aš nieko nesakau, tada tiesiog pasakiau, bet nepriimkite širdį. Aš įsivaizduoju, jeigu dabar, gerai, kokie 80 metai pasodina kalėjimą 90-ais
išeina iš kalėjimo, tu kažką būni kieme pasakęs ant jos. Jo. Ir pasibaladoja. Labą dieną. Ne, Labą dieną, ar užsisakėt su pjaustymu? Sakė, šiek tiek šlapiam. Oi, ne, bet žiūrėjau, kažkaip mes ryte piktinomės, kad galvot, gali tai būti mūsų valstybei, kad tiesiog, ir man žinai, vat, kas man labiausiai, kad užkliuvo, kad tipo sako ir tai mamai, tai aukos tai mamai, kad jinai, kad kreip, what the fuck, tipo, kaip man gyventi, žinai, tam mieste, kaip, ir tai jūs ką, tai išsikrausykite tada kažkur, arba galite plastinę operaciją pasidaryti. Veido. Kur aš, tipo, aš aukas, aš turiu pasidaryti plastinę operaciją, o žinai, žudikai tiesiog pjausta toliau mėsą parduoti. Bet... Atsiprašau. Nu... Ne, vis nuo kalėdų čia iš šitą praėjom, kad tu pradėjai apie kalėjimą čia. Panevėžio vyniotinį daro šiuo. Oi, nu tai ne, nu bet... It is what it is. Žinai, turim ką turim, nu teisiniai valstybei gyvenama. Aš tai manau, kad... Kažką pasidina, kažką išleidžia rotaciją. Išvažiuoja į Angliją ir viską. Blema, ne, Anglijai daugiau lietuvių negu Lietuvoje yra. Yra, tai, manau, nepasislėptum. Nepasislėptum. Ten kokias giminės surastų, blem, ir taip toliau. Štai visur. Ok. Ne, nu, tai tada grįžtant, prie tų... Prie tų laisvės, aš nežinau, nuo mėnesio gal sakyčiau. Nuo mėnesio, nu tai, va, žinai, nu ką žinau, geras lapkritis buvo, žinai. Dabar toliau dirbam, dabar turėsim savo, irgi užimtas mėnesis, galvau, kad bus paramiau biškelį, bet irgi. Tada savo ten stand-upą sugalvojom, pasidaryti su Kristoforu ir Simonu. Kaip vadinas? Tradicinė šeima. Žinau. Ir aš vaikutis. Man patinka, kad jūs ten tokių darot detalių. Detalių. Šuniukas toksai, žinai, pirštukai. Man patinka ir fotosesija, mačiau storėse. Taip, nice, fainai ten viskas, žinai, tai va šitas, kad irgi toksai dabar jau kabo toks irgi nerimas, jaudulys, excitementas, žinai, kad va bus. Kada pirmas pasirodymas, ar jau buvo? Bus 20 gruodžio. Ok, kur? Vilniuje, sostiniai pačioj. Tai bus jau full house. Nuo aukštybių, žinai, Aš galvoju, kad jau full house tiesiog pas mane. Tai čia tik išai. Jo, toksai, arenas, minerenas. Skatleriai. Tai ta, žinai, toksai, kur jo galvoja, kad kaip čia mums seksis, žinai, nu, Kristoforas tai yra jau turės ir su Atimu, man atrodo, darys, ir savo solo turėjo, o mums bus toks pirmas, kur, nu, kad ilgiau ant tas scenos pabūti, žinai, 25 minutės, kiek mes ten turėsim, kaip kuris. Ir žinai, kad dar išeina savo dėmesį išlaikyti publikos, nu, taip, žinai, kad eini jau penmaiką ten ar kažkur, kur apšildai, kažką ten 10 minučių, nu, tai toksai, žinai, čia nėra didelis laikas tam parjuokinti. Kiek ruošiesi pasidaryti savo laiko? 25 minutės žiūrėjau, ką dabar turiu, tokių, jeigu jau, žinai. Bet taip čia jau... šiaip asmeniškai, manau, kaip komikui tai yra labai daug. Nu, manau, kad nemažai. Nu, čia pusė special labai. Nu, jo, pusė specialiuko. Nu, tai pusė special, pusė Netflix'o. Jo, tai bus įdomu šitas pasižiūrėti, žinai, tai toks judulėlis, kaip susidėti ten tas juokelius. Ir tada vėl kita laida dabar, jau antras epizodas laidos išeina. Štai irgi leidžiam kitą savaitę, 2 gruodžio. Išeis, o kada, kas kiek laiko laidą leidai? Kas mėnesį dabar. Kas mėnesį. Bet nes manau, kad nespėsim. Bet labai, nu, aš įsivaizduoju, kad labai daug darbo yra. Nu, jo, kad, žinai, tas naujienas susirinkti, apžvelgti, ten tada ir Staną pasikviesti reikia, žinai. Susiderinti ant to žvaigždūnų, žinai. Yeah. Dabar nenoriu spoilinti nieko, bet nežinau, kada išeis tavo šitas podcastas, bet bus Andrius Tapinas. Žinai, kada išeis. O, blemba, dabar galvoju, kada išeis. Andrius Tapinas? Ne, nu tai savo, žinai, savus visada įkeišim. Su savai. Ne, nu tai per pažintis viską, žinai. Vis tiek jau, kaip sakyti, esam beveik suolo draugai. Tai jo, tai bus, bet manau, kad faina bus irgi laidelė tokia. Tai, žinai, gruodžio 22 įsijungit, žiūrėkit, Laisvės TVX kanale. Blem, aš žiūrėjau pirmą laidą, man patiko. Buvo labai daug nejaukių vietų, bet aš taip galvoju. Bet ir turi būti. Nu, taip ir turi būti. Aš atsimenu pirmą kritiką, ką pasakiau tau, kaip tik susitikom dėl garso. Aš labai noriu turėti gerą garsą. Girdėt, žinai, kad o gal aš o studijoje to buvo, ar skečus, ar šiaip visur? Man atrodo, studijoje, ten, kur aidas labai didelis buvo. Nu, aišku, galvoju, kaip čia galėtų pagerėti. Bet aš nežinau, net aš nieko neišmanau apie tos dalykus, tai tiesiog aš atsistoju ir, žinai, mano darbas yra padaryti, pasakyti tekstelį, susakyti kažkaip, bet šiaip, kad reikia irgi pati mačiau, kad reikia biški daugiau dinamikos, gal to greičio, kad būtų įdomiau žiūrėti. Bet žinai, kai pirmą kartą tu skaitai tą suflerį, aš nežinau, ten eina tos eilutės, aš žinai, tik tai žiūrėjau, paskui galvoju, matysis, kad aš taip, žinai, skaitinėjau. Ar labai daug, va dabar įdomu, paminėjai, daug scenarijų šiaip yra toj laidoj? Nu šiaip taip, studija visa tai yra ten viskas, žinai, išrašyta, nes ten visi pairi tada perėjimai į skečus, o skečuose irgi yra išrašyta viskas, bet priklauso nuo svečio, kas filmuojasi, žinai, kaip Nestano, pavyzdžiui, atsinešė savo.
Jisai, nu, tai žinai. Aš padarysiu. Jisai buvo, kad jam buvo, tipo, irgi viskas surašyta, žinai, bet jisai, šiaip žiūri, faina, kad pradžioje galvoju, kad jam nepatiks, kad jis piktas, žinai, bet paskui suskaitė, tai jam, matyt, kažkaip visai patiko, užkabino, žvengė, žinai, ir paskui prasidėjo laisvai liejasi, ten jau pats rifina, žinai, viską darė. O šiaip labai sunku va tokius grandiozinius žmonės pakviesti. Šiaip nėra taip sunku, kaip galėtų atrodyti. Kažkaip, žinok, visai. Jie tokie savekai turbūt, ne? Nu, kažkaip vis tiek dauguma, žinai, dar yra filmavęsi, pavyzdžiui, 1000-mečio žiniuose pas mus. Tai vis tiek jie maždaug, žinai, skambina ten, kai prodiuserė kviečia juos, tai sako, žinai, kad va, iš Laisvės ten tavo, žinai, čia iš X kanalo, nu, kviečiam, darom čia projektėlį, nu, žinai, tai vis tiek jie turi kažkokį ryšį jau su mumis. Nes aš galvoju, kad kai kurie galbūt negali nesupras, kad juoko forma, žinai, juoko prizmė, arba nemokai savęs pasijuokti, tipo, man čia 50 metų, čia jūs mane duchinsite. Jo, bet, žinau, kviečiam tokius, kur galvojam, kad jie mokėtų. Pagautų. Nu, kad pagautų, žinai, kad nebijotų iš savęs pasijuokti, nu, nes mes iš visų jų ir juokimės, nu, iš absurdo. Kiek galima piršti iš karto. Bet iš Naglio ten... Iš Naglio labai mes ten, labai taip jaukiai, paprastai mes kaip tik už jį. Ar jis parašė jums kažką? Ne, aš nemanau, kad jis žiūrėjo, gal, nu taip aš žinai. Bet mes už jį buvom, Naglį mes už tave, jeigu ką. Aš manau, kad reikia padėti kraustyti žmonėms. Nu, ir man buvo šokas, kad kai mes kalbinom tos žmonės ir jie visi tokie... Ne, tai aš netai nepykčiau, nu tai taip pat, jeigu ir aš galvoju tokia, ar jūs čia bandot prieš kameras pavaidinti, žinai, ar jūs čia pasirodyti, nes aš taip pykčiau ir žiauriai, tipo, man pasakykite dabar, mes kraustomės, kartu gyvenom, tipo, nu, bet aš varau savo reikalais, taip, čia. Man čia Niveta sako, padėk man, blėt, kaldrą išvilt ir įvilt naują. Jo. Sakau, tingiu, ką, blėt, tingiu, kurva. Ateik, padėk, nu tai mūsų. Naudosi tą kaldrą, ar ne? Naudojam. Nu tai labą dieną, tai pusę to apvilki pasiimai. Ir dar ta kaldra, žinai, tokia masyvi 2 metrų, į plotį ir toli 2,5, nu, tipo, ji maža, smulki mergaitė, ji net nepakelia tos kaldros. Nepakelia, nu. Tai kam tu vyras esi namuose, negali kaldros apvilkti? Aš, žinok, galiu save pagirt, aš sutvarkiau vonios kanalizaciją. Vonios kanalizaciją? Per 2 mėnesius. 2 mėnesius. Jeigu būtų 90, turėčiau sutvarkyti per 2 minutės, bet man užtruko 2 mėnesius. Aš ir šlepęs esu tiesiog. Nuvariau senukus. Nes tu turbūt 2, žinai, kiek ten mėnesius su pusė sakei, kad sutvarkysi ir tada paskutiniam savaitę ten, žinai, nu, aš jau užsiimsiu, ką reikia nusipirkti tada. Oi, čia pliauma, kaip sunku buvo. 5 minutės užtruko. 5 minutės. Bet prisiruoš, svarbiausia, žinai, tas prisirašymas. Sunkiausia buvo nuvažiuoti senukus ir surast tinkamą, kaip pasakyti, daiktą, kad vis, nes ten šlanga leido vandenį, nes jį buvo kiaura ir reikėjo, kad vėl tie sujungimai visi būtų. Tai realiai išmokau Minecraftą žaisti. Nu, sudėlioti. Tu pusė santechniko jau. Jau pusė. Aš jau, kas kišiausia, šimtai sakau, blema, man visai patiko. Norėčiau kažką panašaus. Gal laisvalkiai freelancas kažką, žinai. Patvarkyti. Bet tik pas draugus atvarai. Kur gali biški šudinai būt? Bet padarysiu. Bet, žinai, bet būtų gerai turėti, kad draugas kažkoks santechnikas kažką kur tvarko. Nes, pavyzdžiui, aš niekada nežinau, kaip reikia elgtis, kai ateina tvarkyti kažkas santechnikas arba darbininkas už tokį, žinai, labą dieną. Ir tada aš galvoju, man dabar būt su juo, palaikyti morališkai, gal žiūrėti kažką. Bet tada galvoju, blemba, jisai galvos, gal kad aš įstebiu čia džadžinu, kaip jis dirba, gal kad, nu, nenusuktų ten nieko, žinai, kažką ar neišvoktų ko. Ir tada niekada nežinau, ir tada nueina, atsisėdu kažkur kitur, tai pasėdžiu tokia, bet dabar galvos tą pizdą atsisėdu, koja ant kojos susidėjau, žinau, aš čia dirbu, vergauju, žinai. Man kai nežinau, kur viduriukas yra. Kai televizija irgi vedė ir jis toks prie to pulto, į kokią 10 minučių. Ir aš taip žiūriu jį ir man, nu, aš nemoku padaryti to pirmo gesto, žinai. Ir aš žiūriu jį ir jis sakau, nu čia jo. Kur tipo visiškai tuščia žodžiauja, žinai. Nu čia bus ką veikti. Jo, tai gal jums kažką gal... Nu, kaip jūs. Ir toks žiūri, nejauku, sakau, nežinau. Bet man atrodo, nu ką, kaip reikia daryti? Nu, nereikia paliekti. Aš manau, kad savarankiškai gali. Jeigu ką reikia, pasako jie, ne? Jo, bet kokiu atveju paklausi. Bet būna nejaukių momentų. Būna nejaukių. Kur klausia manęs kažką, nu, kaip čia, ką žinau. O tai koks slaptažodis? Kur buvo kažką ties, ne elektrikas, nežinau, kas, grindijos ties gal dėjo, nu kažką žodžiu. Ir kad sako, o tai iš nuomos čia iš kokių tos nuomos, iš ko čia pastatytus bus, kokių plytų. Tai aš dabar žinau, aš atsikraušiu, ką tik nutivu, ką aš žinau, marmuro, jo, nežinau. Šiandien ateina pas mus į duris baladojas, atidarom duris. Giedrė, galit man pakviest? Įveta sako, čia Giedrė negyvena. Jo. Kaip tai, blėt, negyvena?
Sako, Iveta sako, gal sumaišėt kažką, pisino į 5 aukštą. Pasibeldė pas normaliai Giedrę. Pas normaliai. Taip senai buvo, blėt, arba gėrė. Galvoju, kad per visus aukštus, žinai. Arba taip, žinai, kur žino tiesiog, kurios durys. Jo, kažkur turi būti. Ir paskui eina per visus aukštus. Kuris aukštas, praeisi visus, žinai, gražiai. Susibondinti su kaimynas. O kaimynas ten ar šiaip random žmogus? Nežinai? Nežinau, jeigu taip nuoširdžiai. Gal tiesiog norėjęs su kaimynas. Blemba, blemba dabar, aš negaliu pasakoti poros dalykų. Mes turim kaimynus, naujus. Nauji kaimynai. Ir blemba, bet įžiūri dabar. Pasakysiu. Pasakyk, išliek. Žodžiu, pas mus buvo Slabotkės bendrabutis. Tarkim, Slabotkės 5 aukštis. Visi, ką nori daro, kas kur nori būna, kas kur nori geria. Atsikrausti vieną merginą, mano kaimynė, Gintarė vardu. Net su vardais jau. Net su vardais. Pradžiai aš nenoriu čia sakyti, bet nieko, Gintarė. Pasakysi. Vis tiek žiūrės, linkėjimai, man patinka, kad jūs gyvenate, labai džiaugiuosi. Atsikraustė ir ji daro perversmą. Sutvarkė duris, pradėjo laiptinės valymą, susipažino su kaimynai, susirinko visų numerius. Gražu. Ir dabar bet kada ateina pas tave. Bet kada gali ateiti. Jo, kur tipo aš turiu būti namie. Jį baladojas, daryk duris. Darai duris, Irena. Vieną kartą atėjo, sako, žiūrėk, man tu, kai čia mano Instagramą vogė, gal turi 10 eurų paskolinti. Čia for real? Instagramą vogė ir turi 10 eurų paskolinti? Kaip čia susiję? Aš nežinau, kodėl toks buvo keistas priėjimas prie šito dalyko. Gal jai šantažas buvo, arba pavogsim Instagramą, arba perves 10 eurų. Sako, nulyginsiu fotkės. Aš toks kokias fotkės? 10 eurų, paskolinai žmogui. Paskolinu iš karto. Manau, kad turiu pinigų, kad galėčiau paskolinti. Jeigu pasiūlytų 50, jau klausimas. Jau čia 50. Nes 50 gali žmogus netyčia dingti išsikrausti. Netiduot gali, teisingai. 10 neprarasti, dar netokio. 50 jau... Man jau didelis pinigas. Jau man čia pusė mokesčių. Pusė mokesčių. Šitos laidos. Čia reikia mokesčius, tau reikia mokesčių, kad čia nėra taip, kad ateini, nusifilmuoji. Finansinis raštingumas. Raštingumas, jo, oi. Tai dabar tokiais klausimais kreipiasi pas tavį. Taip, ateina, Ivetai labai nepatinka. Ką jį, blėt, ten tave čiešina, sako. Nes jie visą laiką rašo... O jinai jauna, ta Gintarė? Kokia? Jo, jauna. Sąlyginai. Ne, jauna, mano už mane jaunesnė. Tavo metų. Mano metų. Mes bendravime beveik. Nes tu žinai, kiek man metų. Žinau. Gerai. Tai viskas gerai. Visą laiką rašo tau, nors sakau mes. Aš Iveta, žinai. Tai mes sako tu. Tai va, tokios temos. Iveta mėgsta, aišku, ten juokais pasako ten tos pavidaliavimus, bet... Bet žinai, viso ko, kad tu, žinai, biški irgi. Ką tu čia su mano bernu kalbėjai? Biški, apsiramink irgi, čia vaikščiasi, Žodžiu, aš tokios informacijos turiu. Seniau tokia Laura Dragūnaitė ateidavo į open mic'us pasižiūrėti. Taip. Nuo 2019 kokių gal vaikščiau. Ar dažnai? Labai dažnai. Mes važiuodavom į Vilnių žiūrėti, nes Kaune, man atrodo, tais laikai, kad būdavo ten per mėnesį vienas, geriausiu atveju. Ir tai vasara. Jo, ir arba būdavo dar komuniją seniau darydavo Punto džiasto į Palėpiai. Tai vat jų ten būdavo kas kartą per mėnesį, Patarakis kažkada darė, man atrodo, buvo pradėjęs, bet irgi padarė porą jo ir irgi dingo. Tai mums reikėdavo varyti į Vilnių, kad gauti tos komedijos, tų juokų, į Kauną nepriveždavo, žinai. Tik tai Kaune ponai. Nesubarigaudavo, nes nebūdavo Kauno komedijos barygos. O tu Kaune supranti, į kairį dešinę, kiekvieną dieną tai open mic'ai viskas. Tai mes važiuodom žiūrėti, fanės buvom nuo pirmų. Atsimenu, Antanas, kai pradėjo daryti pirmas ten K2 tą visą. Ir pradžiai buvo, kad ten toks kaip... Kažkaip, kad turėdavo ten, kaip turnyras, ten mini toks, jeigu būdavo, kad balsuoja, ten galėdavo į kortelę kažkokią rodyti iš publikos. Čia dar duodavo kažkokį tipo, kad ir jeigu nepatinka, kol pasirodo, gali ten žiūrovam random ten išdalina kažkam ir, žinai, parodyti tipo tą gali. Bet čia pradžiai tik tai darė porą kartų, man atrodo. Tai nuo šito, kad pradėjom ir paskui, kad išaugo, pradėjo daryti tos open mic'us, jisai, ten kiti dar, tada, taip, žiauriai nice. Tai mes nuo pat pradžios jau tokias fanės buvom palaikėm labai. Kada, pirmą kartą užlipai? Kodėl išdrįsai ir kodėl norėjai užlipti? Žinau, kažkaip, kur pradžiai, atsimenu, kai pirmą kartą jau ėjom žiūrėti, pažiūrėjom, man atrodo, komunijos buvo kažkuris open mic'as ir aš nuėjau ir taip jie juokavo, galvoju. Ir man tada toksai buvo, taip, kažkur prabėgo minty, kažkur pasąmonė, žinai, fainai visai, aš gal norėčiau, žinai. Bet, tokia, atėjo ir praėjo ta mintis. Ir tada mes toliau tiesiog vaikščiom, žiūrėjom vis. Ir,
kaip sakyt, nu visokių ateidavo į tos open mic'us, žinai, nu visko yra buvę. Ir įdomaus plauko. Ir įdomus, ir neįdomus, ir trumpo plauko, ir ilgo. Tai ir kažkaip ir man būdavo viską, galvotų, nu blemba, jeigu jie. Sakau, nu aš tikrai, nu tipo, galiu užlipti ir ten, žinai, pajuoka. Nu toks jo, kad aš, nu adekvačiai vertinu, nu žinai, kur galvoju, kur jie, nu kur net bairio nėra. Jau aš suprasdavau, nes aš jau tiek prisižiūrėjus, kur nėra tiesiog už kažką. Ir aš atrodo jau, žinai, jau piškai žinojau, kaip tie bairiai atrodo, nu kaip ten ką, žinai, ir galvoju, nu net neparašyt, sakau, aš gal bent kažką, kad parašyčiau jau liupdama, žinai. Tai, nu ir kaupiausi, gal 3 metus kokius kaupiausi. Ir man atrodo, aš pirmą kartą užlipau 22 birželį. Birželį 14. Tai čia, šiaip iš dalies 3 metai nuo 2019, kai pradėjai. Kad kaupiausi tai čia tu labai 3 neseniai metus. užlipai. Taigi man dabar realiai metai, nu 1,5 čia dabar jau kiek čia gaunasi, kad aš stand-upinu tik tai, žinai. Nu tai bet kažkaip kaupiausi, tada jau buvo, kad kažkaip jau komikai atpažindavo irgi, kad žinai, kad nu, mes vaikštomės visų open mic'us iš eilės, žinai, ir vėl tos čia. Ir sakydavo, kad jie nežinai, kad mes atvarom ir tipo, kad jiem, kad galvo, ir blemba, vėl dragūnai tie atėjo, vėl čia reikia dabar tie patys bairiai, nieko naujo neturim, žinai, toks irgi, kad spaudimas jau. Tai kažkaip, ir pabėgo mintis, nu kad, žinai, ten, ir tada jau jie tokio, paskui pradėjo sveikintis, nu, tipo, kad jau pažįstam, žinai, ir kažkaip, kad buvo kažkas klausimas, kodėl tu eini taip dažnai, žinai, kad neatsibodo tau, ir aš sakau, aš kažkaip mintyse kažkur planuoju pati kažkada. Tai aš tiesiog bandau įsikvėpti ir prisižiūrėti, kaip jūs darot, žinai, kaip ten kas atrodo, ar čia taip, nu, kažkaip prisijaukinti tą aplinką, tipo, kad, žinai, ir jau išdrįščiau. Ir tada man atrodo, kažkaip ir Kristoforas buvo pirmas, kur man sako jisai, kad, nu, davai, atvaryk. Jie pradėjo daryti naują open mic'ą, atimo šitam Kaune, žinai. Mišelį, man atrodo, dar darė. O, Mišelė, old school. Ir kažkaip ten pradėjo, ir sako, nu, tipo, nu, davai, atvaryk, žinai. Ir kažkaip ir tada aš savo užsibrėžiau pati, galvoju, gerai, aš iki vasaros turiu jau užlipti bent kartą, nu, tipo, žinai. Ir tada kažkaip buvo, kad man parašė Kristoforas, sako, darysim va open mic'ą, bus čia Kaune tada ir tada, tai tą birželio 14, žinai, aš užrašau tą. Ko bliam, žinai. Ir neturi kur dėtis. Ten prieš mėnesį, gal prieš 3 savaitės, žinai, kad toks ir, sakau, gerai. Ir jau rašė į tą, jau paskelbė, nu ir viskas. Jau aš žinau, kad man reikės. Ir aš, žinai, ten susirašęs, ten prisirašęs puslapis irgi ten 2, nežinau, kiek ten tų bairių, ten visko prieš draugės pasirepetavus, jau irgi, žinai. Draugės. Jo, jom tai, ten, žinai. Oi, kokia juokinga. Ir, žinai, ir nuvariau kažkaip. Ir atsimenu, kad jaudinausi, bijojau, bet nebuvo to kažkokio, kad, nu, kad jau ten šikčiau kelnes. Nu, žinai, tiesiog tas jauduliukas toksai, bet toks ir smagumas. Malonus. Jo, va, tas, žinai. Ir tada kažkaip užlipau ir atsimenu, kad ir juokėsi žmonės, ir plojo, nu, tipo, kad jau iš karto buvo, kad žvengia iš tam tikrų vietų. Buvo ir kur nesuėjo bairiai, aišku, žinai, nes tada dar irgi, atrodo, tiek jau buvo su open mic'u, bet, nu, vis tiek dar nemokėjau rašyti, kas man veikia, taip, žinai. Ir kažkaip ir juokėsi, ir aš nulipau, ir man toks geras buvo jausmas, ir galvoju, dar. Čia panašiai toks kaip narkotikas gaunas, turbūt, ne? Nu taip, nes tas, žinai, tas plojimai, tai juokas, kad tu užlipęs kažką pasakoji savo mintis, kur tu random sugalvoji ir žmonės juokėsi. Ir dar jo labiau, kai ten releitina, nu, nes man smagiausia irgi tie bairiai, kur pasako kažkas ir galvoju, blemba, taigi taip, visiems taip mums būna. Mes visi tą patį gyvenimą gyvenam, simuliacija, žinai, kažkokia, nu. Ir kad žiūri, kažkaip fainiai buvo, ir ten komikai visi palaikė, žinai, tokio, maldėts, žinai, viskas ten. Ir tada kažkaip į Vilnių nuvariau irgi užlipau ten gal net ne taip atsimenu gerai sekės kaip pirmą kartą, bet vis tiek buvo ir tų juokų, ten visko. Bet pradžioj mano tie bairiai tokie per ilgi gal buvo, nu žinai, aš nežinojau. Nežinai, kokią struktūrą turėtų eiti pas tave. Bet kažkaip ir tada ir nebuvo baisu, žinai, kas man buvo baisiausia, atrodė, kad jeigu kažkoks bairis nesuveiks, kad jeigu nesijuoks ties kažkuriuo, kad čia viskas jau, čia mirtis, čia jau pabaiga, žinai. Bet tai būna, beveik kiekviena pasirodymė. Tai čia normalu, mes tam ir einam tikri, nes nežinau, ne viskas visiems juokinga vienodai, žinai. Ir va, kad kažkur nesusijokia, nėra tai baisu, kaip atrodė, žinai. Nes tas, kad kai nusijokia kažkur ir ten gauni ten plojimų, to juoko, tai atperka ten, kad kažkas nesuveikia, žinai. Nu ir tada kažkaip pradėjau lipti, ten viską buvo, kad labai faina buvo, kad palaikė, sakau, tie komikai, atsimenu, kai Vilniui buvau pirmą kartą ir Patarakas, man atrodo, man pirmas, toks maldės Laura, žinai, tą apie tą, kada galvoju, o man, žinai, aš fanė ten jau, nu, taip, visą laiką žiūrėdavau, nu, ten žvengdavau, galvoju, ir man tokį pasakė. Tada Henris, man atrodo, irgi, kad kažkaip prie jo sako, tu mus tiek palaikėjai. Kai, žinai, sako, mus tiek palaikėjai, kad žiūri, faina, kad atvari irgi lipi, žinai, bandai.
Tai irgi toksai galvoju, eik, man čia Henris su Pagarakus, Laura malodės, nu, žinai, toks galvoju, viskas, I made it. Žinai, jau tiesiog kabakė, sėdžiu geriau liuką. Jau geriau nebus, jau vis čia mano šitą, žinai. Nu ir kažkaip tada prasidėjo ir įsisukau taip labai lengvai. Labai sakau, kad faina šiaip, kad priėmė kažkaip mane vis, nu, bet jau gal buvo tas, kad pažinojau, nes ir jie jautė, kaip aš jas palaikiau nuo pat pradžių, tai ir jie man atidavė tą duoklę, taip pat gal, žinai, tokia, tai kažkaip labai faina buvo. Aš pradžiai tokia nedrasi, nu, aš tokia esu, kad pradžiai aš būnu, kai nepažįstu žmonių, žinai, atvarau, tai nekalbu tokia apsimuostu, žinai, apsižiūriu, kaip čia viskas vyksta, kaip čia žmonės, apie ką bendrauja, koks šiaip kiekvienas žmogus yra, žinai, kaip prie jo prieiti. Kaip intravertas. Nu, tai ir tada, ir paskui kažkaip pripratau prie visų, nu, tokia, žinai, atsipaldu ir jau tada jau pasijaučiu, aš čia dalis to irgi esu, žinai. Tai labai... Okay. Šiaip aš galvoju, kad labai apskritai mažai daug žodžių šiukšlės. Tai apskritai komikių yra, tai žmonės kitaip aprišyna, sutinka tave ant scenos, žinai, kad labiau galbūt palaiko, nes žino, kad apskritai mažai moterų tiesiog yra stand-upinančių. Nors pradžiai dar buvo toks, nes būna kartais, aš ir pati iš savęs žinau, žinai, kaip panos mes tokias būnam kartais ir užlipa pana ir tu tokia, žinai, nu ką jau čia, kad čia dabar jau, tu čia jau jokau, tu bičinimas toks, taip iškeliai, žinai, būnam, tu ir matai kaip publikai, kad pradžiai, kad būdavo, žinai, tokių, kur sėdi ir, žinai, nu maždaug, kad tokį, bet kažkaip paskui prasidėjo, kad po pasirodymų prieina ir panas ten ir, žinai, pasako, Laura, kaip faina, tu čia va, dabar tu, kad mūsų pusė čia atstovauja, nes visada, nu, bičiai, žinai, ką jie jokauja iš santykių, kaip, oi, mes čia panas, žinai, kokias mes čia dramą, kokias mes, nesąmonės darom, ir tada aš ateinu ir aš iš kitos pusės jiem, o tai jūs, žinai, o ką jūs darot? Bet gerai toks, kaip kova su kokiais vyksta. Jūs gyvenat? Okay. Tai šitas, žinai, nu, pasakau, kažkaip man labai ta pradžia viskas labai faina buvo. Ir plus aš atsikraušiau po vasaros, po tos pirmos, kai pradėjau lipti į Vilnių iš karto. Žinai, o tu dabar iš Vilniaus? Iš Vilnius. Aš dabar Vilniuje gyvenu. Aš jau metus daugiau jau iš Vilnių. Aš gau, kad tu Kaune. Ar tavo apmokėt? Ne, aš buvau čia, aš vakargi čia stand-upas buvo šiandien, aš su draugam čia, žinai, suplanuota. Jo, vienas šūvių, keli zuikiai, žinai. Okay, tai labai smagu. Jo, ir aš įsikraušiu į tą Vilnių. Nu, tiesiog sutapo, negalvojau aš, kad dėl komedijos, bet galvoju, ir tas man bus patogiau, žinai, bet aš dėl darbo, nu, tai įsikraušiau. Ir tada iš vis pradėjau dar daugiau ten eiti, tada patogiau, žinai, nes nu, viskas vis tiek Vilniuje daugiausia vyksta tų open mic'ų, žinai, ir vos ne kiekvieną savaitės dieną vos eini su tais pačiais henginiais žmonėms, žinai. Tarkim, ar tau nepabosta žiūrėti, nu, tarkim, būna dažnai tas pats turinys, pavyzdžiui, openuose. Ar nepabosta, ar tiesiog, kad su draugai susitikti? Žinau, mes paskui, aš supratau, kad mes, va, kaip ir sakydavo, kad komikai, tipo, mes nelabai klausomės. Neklausos, taip, aš girdėjau šitą. Jo, tai kad tu tiesiog hengini su visais, ten ateini pabūti, nu, tipo, kaip su draugais, žinai, ir užlipi ten savo, paklausai kažką, jeigu kai kurie išgerda, tai žinai, kai kurie išgerda, nemokama tą liuką pasiimti, ar ne džiugai. Tai vieną alaus. Aš tiek esu sutaupęs tų alų. Šiaip, tai nes aš niekada nepasimdavau. Aš man patikdavo ateit, kai Nedas negeria. Aš ateinu į džempabą, vakarėliai būna. Aš tuo metu vasarą išgerinėjau. Sakau, Nedai geri? Jo, vandenį. Supratau. Nueinu į barą, galiu pasimti 2 norėčiau šitus. Jo, man duokit. Esu matęs džempabę irgi openuose, kur pana visiškai gatova atėjo. Aha. Ar mes nebuvom tam pačiam renginį? Aš, blemba, gal, žinau, žinau jau čia apie ką kalbi. Asmeniškai galiu pasakyti. Aš galvoju, ar jinai girta, ar jinai jaudinasi. Aš dar šitą. Ne, ji pati pasakė paskui ant scenos, kad pripiso tiesiog. Man jokinga buvo. Buvo ir graudu, ir tuo pačiu jokinga, bet mane pramušė. Žinai, kur tu nesitikė, kad žmogus pasakys ir toksai, kad negali nustoti juoktis paskui. Kartais iš to, kad kartais būna, kad nejokinga, žinai. Ar naudinga žmonėm eiti išgėrus? Ne, aš nežinau, aš pati, matai, aš nevartoju alkoholio, niekada gyvenime negeriu alkoholio. Niekada ne, tai aš labai tave palaikau. Taip, tai aš nežinau. Negaliu pakomentuoti, žinai, nes aš nežinau, kaip ar gerti, aš visada, nu, taip, blaiviai, žinai. Tu tik vieną angelą turi, kuris sako, ne. Mes neįsim laukti. Tai va, įdomu, ar... Tai nežinau, kaip, nu, kitiem, ką, nu, vienas asalaus, kaip sako ten kitiem, kad, nu, taip, tokį, žinai, atsipalaidavimas ten kažkoks. Manau, kad negali tu prigerti per daug, nes tu neadekvačiai, nu, tada reaguosi. Taip, tu nebusi šerpi ir tada kitaip. Tam ir pamiršti, nu, taip, ką žinau, ir pamiršti, gali, ką ten noriu pasakyti, o plus ir jaudulys, ir dar jeigu prigeris, nu, tai nežinau.
gali būti katastrofa visiškai. Nežinau, kaip ten, kai apgirsi veikia tos smegenyse, bet įsivaizduoju, kad ne pats geriausias. Aš galvoju, kad tu paskui pats savo gali suklyst, susidaręs kitokią nuomonę. Pavyzdžiui, jeigu pirmą kartą lipėjo prie taip, sakai, kad žiauriai, huijonai, čia buvo, žinai, kur išgėręs, tu vis laik nori... Neadekvačiai biški vertinti. Taip, kur šiaip yra daug komikų, kurie galvoja, kad labai huijonai varo, bet, biški dar pasisteng, būk humble, žinai, kad negalvo, kad čia pizda, kad gerai buvo, žinai. Arba bent jau nesakyk to. Taip, adekvačiai save tiesiog įsivertinu, kad ateis laikas, tu matysi, kada jau gerai varai tavegi kažkur pakvies, žinai, kitą renginį apšildyti ten ir dar, nežinau, į rausus, dar kažkur, žinai. Tai, reikia būti savo vietoj. Ir aš tai buvau, kai pradžiai atėjau, aš savo vietoj buvau, niekam nelindau akis ir dabar, kai žinai, kai žiūri tas jaunus kartais, kad jie labai stengiasi, jie labai nori, kad būti, žinai, bet, tu turi natūraliai to įeisi, tu negali iš karto atėjęs, žinai, tu jauties gal, kad tu visus pažįsti juos, nes tu seki, ten žiūri juos visur, bet, žinai, jie tave ten pirmą kartą gal mato. Tu skrusdėjai tam pasaulyje, tu pilkuma. Dulkelė, deimantė žemės, kaip sakai, dulkelė, o jie deimantai, nejuokauja. Vieno karato. Jo. Kad, žinai, tu nebūsi iškart jam draugas. Ir šiaip, taigi, komedija irgi visi, tai mes daug tų žmonių, kiekvienas turi su kuo bendraujas ant savo ir tu ateini kartais, tu nori su savo draugais ten pabūti, žinai. Man tai patinka, kai žmonės būna ne tik su komikai, bet ir su savo šaikelė. Turi savo šaikelę, svaro į renginį ir būna su jais. Pripeiskim, žinai. Pripeiskim, pabūkim. Tai kažkaip, to adekvatum. Tai va, su ta mergina, ką ir norėjau pabaigti, buvo kiek keista ir, kartais norėtųsi, kad ir neišgeria žmogus. Gerai, tu jau jaudinės, blecus, žinai, kitaip tą jaudulį gali. Eini, blemba ir nebandyk savęs numalšinti, žinai, pabėg nuo savęs. Nes tas jaudulys gerai, jisai dalis ir to džiaugsmo to viso, žinai, jeigu nesijaudintum, jeigu ten bohui būtų, žinai, tai nebūtų taip. Man apskritai šitas dalykas, kur, tipo, reikia išgerti kažko, vėl sakau, tipo, noriu šitų šiukšlių atsisakyti labai, stengiuosi save... Išvalyti. Išnešti dalykų. Tai ką noriu pasakyti, ir šiaip mums šitas dalykas labai yra iškreiptas dėl to, kad per visus filmus, per visas komedijas, per visur, kur ką reikia padaryti kažkokio, gerai, kad ir merginai pakalbinti, kad nušokti ten su kokia virvė. Visi atrodo vis laik turi išgerti kažką, kur žinai, tipo, hold my beer, bet tuo pačiu ir išgeria. Man erzina tas pats dalykas tiesiog. Taip, matai, man tai šiuo sakau, aš kai nevartoju alkoholio, tai aš net nežinau to, kad kitiems, žinai, kad sako, kad reikia išgerti, kad atsipalaiduoti, kad ten jausis geriau, kad kažkur ten palaikyti pokalbį ar kažką, žinai. Man nereikia, ką žinau, man jeigu smagu, tai man smagu, žinai, jeigu nesmagu, tai aš jau neapsimetinėjau ir, žinai, nieko ten neforsinu. Tai, ką žinau, bet kitiem gal, kitiem gal gerai veikia. Gal kitiems įprasta tiesiog. Bet ir svarbiausia, man atrodo, su saiku viską daryti. Aš neturiu saiko, aš negaliu nieko pasakoti. Tai tada tu negali gerti. Dėl to ir negeriu. Negerk. Tai ir negeriu. Viskas, rami, alkoholiui. Galvoju. Ne. O tu tai negeri dabar kiek? Aš dabar, tai aš tik vasarą. Tik vasarą. Gerai. Nuo vasaros negeri. Ar po vasaros. Vasarą aš tipo atostogose, mažiau ką veikiu, žinai, nedarau daug projektų ir taip toliau, pokalbinė bankrutuoja. Paskui, galima biškį atsigerti ir žmonės labai nesupranta. Bet, žinok, aš visiškai pilnai suprantu, aš šiek tiek ekstravertas pasidarau, kai išgeriu. Toks lengviau, maloniau, viskas tvarkoj, ką ir kalbėjom prieš tai, žinai, bet, pavyzdžiui, šitie 9 mėnesiai, einantys 9 mėnesiai, blema, apmažėjo, aišku, tų vakarų, kur tu pats nori išėti, aš noriu daugiau dirbti, žinai, ir kad tik noriu pasakyti, kad, blema, čia gal klausys porą draugų, tik negalvokite, aš nedraugas būsiu, žinai, kad jeigu negeri, aš nesu nedraugas. Nėra to, taigi gali taip pat, tai tiesiog mažiau išeinu. Tai gali, pakiškoja kažkam su bendravimu, bet, taip ir aš, tiesiog daugiau dirbu, noriu kažką galbūt pasiekti. Tai bet natūralu. Jaunysė atsitusi neatsibūni. Paskui miškai gal to rimtumo. Buvau Lapėse, Iveta dainavo 5 metų Lapių gimtadienį. Mačiau istorijas, tai jie taip. Mes buvom senoj LNK studijoj, kur filmuodavo... Taip ir ne, ten buvo. Taip ir ne. Gerai, žiūriu šitą, pažiūriu kartais jo. Tai ką tu, Teleloto, taip ir ne, ir visos tos LNK daromos laidos būdavo ten filmuojamos. Tai ten toks buvo baliukas, žinai, visas ta patalpa tokia pausoviečinai. Tokia, žinai, sena patalpa, eglutė sena. Žinok, nuoširdžiai visi su kaukiam buvo. Taip labai fainai ir vyresni, ten tokios ir
močiutės su kaukėm, žinai, visi gražiai stilingai apsirengę ir aš toks su kepuriuku ir švarku, blėt, kurį vietą pasikvietė. Ir jaučiausi toks kaip 90-aisiais, žinai, kažkokiam kaukių baliui, visi tūsina, kas po stalu, buvo butelaitė, jo, mačiau keletą. Irgi taip senoviškai, sena mokykla, žinai. Su tavim kalba ir jauti biški tokį aitresnį kvapą. Biški pasipilstam, gal, žinai. Tai buvo labai smagu, buvo ansamblis, kur šokau su močiutėm, visą laiką mane pamato, žinai, jaunesnį bičą. Ne, nu tai tu šokdintojas, taip. Ir šiaip aš turėjau baimę, aš nemėgstu šokti, aš niekad gyvenime nesu šokęs su moterim, nes man per daug imtimų. Okay. Bet į vietą leido. Ne, jeigu gavai jau žalią šviesą, tai viskas. Dabar jau aš jūs pašokdinsiu. Buvo smagu, nes išmoko ten visokius ansamblinių šokių, kaip ten, nežinau kaip vadinasi, nenoriu net minėti. Tai labai fainai. Pašokdino močiutės ir išdrisau, tai džiaugiuosi. Ir nereikėjo nei gerti. Nereikėjo nei gerti. Nieko, klausykis. Taip, labai fainai. Ir dar kažkas buvo. Bet, buvo tas Meškinas. Aišku, gal žinai, apie ką aš turiu minėti? Buvo tas didžiulis Meškinas. Blet, sorry, visiška nesąmonė, bet žmonėm patinka. Aš norėčiau sakyti, jeigu tu į gimtadienį savo įmi tokį dalyką, tu asocialus biškiai. Biškiai. Tu nenori, blet, nieko sakyti. Ne, bet kažkam gal, man nelabai. Man irgi nelabai. Bet yra kam gerai. Taip. Ir plus darbo vieta sukurta nauja. Žmonės dirba. Dirba, ką. Kad ir kaip negerai nieko nedžedžint noriu, bet jau pačedžinau. Jau tu toks, nelabai man tas meškos. Sorry, jeigu norit meškos, turėkite mešką. Man tai kas? Aš pasižiūriu, tai pasijuokiu, žinai, viskas tvarko. Nepykit. Aš paklausiau, kiek kainavo šitas dalykas. Noriu pažvengti. Kiek kainuoja? 30 minučių jie ten muziką pasikūrė, buvo trysia, buvo vedėjas, buvo meška, kuri šoko, paskui fotkinosi. Tai čia jau visas jau kaip grupė, tokia kolektyvas? Kolektyvas. 60 eurų. Maniau daugiau šiaip pat. Aš maniau kokie 300. Aš irgi, aš norėjau sakyti apie 100 pem kokį, tipo taip, jeigu... Nebloga kaina. Bet kai pasakė 100 eurų ir aš tada galvoju, arba jam reikia pinigų, arba nieks neima to Meškino. Tai tada nuliūdau labai. Bet dabar nėra gal, dar im, bet man atrodo, šiaip praėjo tas hypas jau, ne to Meškino. Dar dabar yra jau tie juodaodžiai vyrukai tie. Jo, didžiūnai kur papušipinėja. Kur moterim papušipinėja. Taip, kur jau ten, ekstra jau toksai. Aš nežinau. Mačiau kažkokiu Anglijai lietuvių grupiai, kur Anglijai šoka. Jo, kur išsikvietė tą jau, kaip čia įvardinti dabar, žinai. Šiaip labai nejauku, bet buvo linksma. Mačiau, kad žmonėm linksma. Jeigu žmonėm faina, tai faina. Ir mačiutės ten viso šoko, visi ratu. Ir nebuvo taip, kad kažkaip keistai jaučiausi. Matyt, kaip tu priimi, kokį žvaibą žmonės, žinai, aplink skleidžia, tai taip ir... Aš tik esu mačiusi tą... Kai mes buvom į tūkstantmečio žinias, man atrodo, gal pasisamdė kažką, tą mešką irgi ten buvo šou, žodžiu, ten bairį darėm, žinai. Ir aš mačiau tą žmogų, kuris tą kostiumą dėjasi, žinai, man kažkaip pagailo biškai. Iš to, kad, blema, jam atrodo, kad čia yra. Žinai, tu užsidėjęs tą kostiumą ir ten, karštą dar ten tam jaučiu, toksai ir toks didžiulis, ūšė ten kažkas, jaučiu, nėra svajonių darbas, žinai. Čia kai dėdė koks pasikviečia, toks užpečia, pasikal, kaip tu? Kaip tu išsilaikęs, pašokom žandukų. Tai, jo, apie šį galbliamą kančią. Bet, žinai, darbas yra darbas. Aš kodėl pasakiau asocialus. Atsiemi dabar, atsiemu. Vien tik dėl to pasakiau, nes mačiau tos video, kur papuši graibo ir taip toliau. Čia jau jo, čia per toli. Jau tipo, viškit, perdėta. Truputėlį per daug. Ir visiems zaibys. Tai nėra zaibys. Perdėta, ant tiek košia makalošį. Šitą video. Žinau. Oi, keliu sukaičiau. Turiu telefoniuką. Palaukti. Atsigersiu, išžiūvo burnelį, atsigersiu per tokį. Aš esu, būtent pasirašiau, nežinau kodėl, bet norėjau, kad būtų šiek tiek linksmesnio vaibo, galbūt nesuvaibinsim, žinai. Aha, gal jeigu taip jau. Jeigu jau sunku bus, esu pasirašęs linksmas naujienas. Ok. Tai šiandieną girdėtus naujienas. Ką šiandien girdėjau? Koks mano supa mane ratas, koks burbulas mane. Kaip prasidėjo tavo dienelė. Taip. Atidavė 2 metų kalbančią mergaitę gyvybės langelį.
Mačiau šitą, bet čia... Liūdna. Čia nelinksma naujiena, čia liūdna. Bet 2 metų į tą gyvybės langelį. Blet, aš nesuprantu, kaip tilpo. Aha, o kaip dabar ten? Kaip... Aš manau į priekį. Kaip įdėjo galvą? Ir tą langelį uždarė ant kojų. Ant kojų. Ne, liūdnas pasaulis. Nu, bet kita vertus, žinai, geriau jau į langelį negu į šulinį. Aš tai pasakysiu. Nu jau. Bet žinai, dabar visi tie žmonės, kurie kaimuose gyvena ir visus kačiukus skandina tiesiog. Kaip tai, blet, nei šulinį? Ką nei šulinį? O kas blogai su šuliniu? Blet, švaru šulinys, na. Taigi už kas? Mūsų laikais, taigi kas davom tos kačiukus? Eik, tu, blet, kurio pusbrolį palaidės, nahui. Oi, ne, bet, gal, žinai, irgi supraskim, mama, gal bėdelį ištiko, sakau, geriau į langelį. Žinai, aš tik pasakysiu tai, nedžedžinkit, po 10-12 metų gailėsis. Nebent bus mirus. Bet kažkaip gal susitvarkys gyvenimą ir atsims anksčiau. Tu turi, manau, būti labai didelis egoistas, kad galvot pirmiausia apie save negu apie savo vaiką. Bet žinai, pavyzdžiui, pagau dabar jau čia nueis. Gerai, nueinam. Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok tą mamą, kad mato, kad neturi ką daryti, neturi kaip to vaiką išlaikyti, išmaitinti, ten gal namų net neturi, tarkim, žinai, ten ar kažkas ir taip, kad tu jau gatvėje vos ne su tuo vaiku, žinai, aišku, galima eiti ten tuos gyra kažkaip te kryžių centrai, tiesa, galima plus tu gauni už vaiką, man atrodo, nežinau, kaip ten vyksta dalykai, bet tu net už vaiką turėtum, ar valstybė turi kažkiek kompensuoti bent ten 50 eurų, kažkas tokio. Bet būna, žinai, blema, tos moterisgi išprotėja būna ten su tais hormonais, ten kažkas tie vaikai, psichologija. Kokia ten pogimdyvinė depresija? Atsiprašau, jeigu neišturiu. Taipgi sumetė ten į nerį irgi tos vaikų. Taip būna. Tai man atrodo, kad čia dar į tą langelį nėra blogiausias variantas ir gal ta mama, žinai, gal toks buvo ta juoda ten duobė ir, žinai, paskui... Tiesiog savaitgalį padėjau vaikelį. Aš tau padėsiu, aš biškai išvarau, pažiūrėkit, tai kada penktadienį padėjau, tai ką, pirmadienį grįžt? Tai pirmadienį, tai ten savaitgalį. Tai kur mano laikas? Tai gerai, o kada jos laikas irgi savo? Tai jeigu jinai viena, jeigu nėra kam palikti to vaiko, tai langelį padėjau, vaikui, kaip sakyt, kaip šunų viešbutis, tai čia gyvybės langelis. Taip yra, toks geras. Gerai, šuniukui išrašyti antidepresantai. Oho. Antidepresantai. Aš kalbu apie tą šunį, kuris dabar konspiracijos daug teorijų buvo, kuris spūdinėtas nuo apkeles. Aha. Ir kuris sako, kodėl aš šuo, sakė, arba kažkas panašaus. Okay. Žiūri į veidrodį, šuo. Tada ateina su lėtinėlė, paspaudžia, ar čia aš. Okay. Va čia į tokią lygį. Tai jam išrašyti... Ir jam čia antidepresantus. Sakė, kad šunelis biški depresuhui. Jis gal tikėjosi, kad jis, ką žinau, kad tie kokie yra. Aš nežinau, kodėl šuo. Gal jis norėjo kitų būti kažko. Tai va. Čia toksai, žinai. Bet man, žinau, net pašiurpa bet tai geras antidepresantus. Aš žiūrint visą. Čia legalu yra iš šunį. Šunį. Nereikia į lauką, neužtenka tiesiog išvesti į lauką. Aš manau, jis pats išeina ir sako, ble, hulavas. Jo, toks, žinai, kur to šuo toks, nahui tą gyvenimą. Pavargau. Žinai, cigariuką toksai. Pavargau. Kur, žinai, prie pokerio stalo šunys. Tie skanukai nebedžiugina juos. Aš kažkodėl įsivaizdau tą pokerio sceną, kur visi šunys ant stalo cigarus rūko ir su kortom. Ir toksai, okei. Bet jeigu jam geriau, gerai. Taip. Aš tikiuosi, kad šuniukas paskui pasakys, kad I'm happy. Okay. Gerai. I'm happy, Draugų žvaigždė iš tikrųjų mirė nuo ketamino ūmaus poveikio. Tai jis vartoja, reiškia. Tai ten jam va čia tai liūdna. O kaip ten buvo, kad jam širdis, kad sustojo, ne? Taip, kažkaip tai buvo širdis. Taip, sustojo jam bathtub. Sūkurinį vonioje lietuviškai. Atsiprašau. Jeigu mes nespokalbiniai esam jau, žinai. Blem, žinai, kas kišia, labai ironiška. Pokalbinė, blem, ir aš angliškai. Bathtub. Bathtub. Jo, tai aš dėl tai pataisu, gal žmonėms lietuviškai. Tai labai man liūna dėl šito dalyko. Čia yra pizda. Jo, nes ketaminas yra realiai, kiti nevartoja kokaino, pisa amfetaminą, arklio... Džiugai, blem. Praeitą vakarą. Tu žinosi, ką ten tu. Toks, kas yra ketaminas? Palėma, girdėt, kažkokie narkotikai. Žodžiu, arklio raminamieji. Okay. Kažkas tokio. Žodžiu, po operacijos tau duoda ketamino, kad tu jos ir leidžiasi, man atrodo, milteninio būdu, nežinau, yra, atsiprašau, leidžiasi, man atrodo, kad nuskausmintų. Okay. Tu ūmų. Tai ūmų skausmą.
Tai, ir kad jam per daug, ir jam buvo per daug, perdozavo šito dalyko. Lemba gaila, nes čia yra žiauru. Čia toks mūsų kartos realiai, praradimas, jis negėrė, nerūkė, nes jis alkoholizmą turėjo ir visgi vis tiek turėjo kažkokį dalykėlį, ką. Tada, kažko, vis tiek, kad priklausomas, lemba. Ramio žemelės jam, kaip sakė. Kaune iš bažnyčios vagišiai pasisavino 50 eurų. 50 eurų. Wow. aš tokią nuojautą jaučiu, kad dabar visos močiutės labai liūdė. Dabar močiutėm, žinai, dabar reiks kažkaip tos pinigėlius atmesti atgal. O kaip pavogai, nebuvo daugiau info kažkokios? Ar aš domėsiu? Tu antraštę perskaitėjus. Ne, tai iš aukų dėžutės. Girti, man atrodo, žmonės iš aukų dėžutės pasiėmė. Kažkas vis tiek pataisys. Komentaruose pataisys. Nu ir, žinau, gal reikėjo jiems. Irgi, aš taip pasakysiu. Gal jiems šventės artėja. Gerai, irgi nevoks iš žmonių? Jie iš bažnyčios. O tie bažnyčiai irgi, iš kur jie tus pinigus gauna? Vagė. Jo. Vagė. Visą laiką renka blemba ant stogo. Ant stogo tvarkymo. Iš močiučių tos pinigus irgi mokesčių nemoka, ir dabar kaip mokesčius, kad susimokėjo. Žinai, skaitysiu ir skaitykim. Čia mano tie pinigai, kuriuos daviau prieš 12 metų. Čia, mano, aš pasiėmu atgal, man dabar labiau reikia. Ir gerai, tie kunigai, žinai, irgi. Atsiprašau, Justina, visackai, jeigu žiesi nepyk. Nieko prieš. Šiaip žiūrimo pakalbinės, tai labai džiaugiuosi. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus. Vardant Dievo. Ir šventosios dvasios. Amen. Aleliuja, brolis. Dabar jis supras, kad mes pizdavomės ir dar labiau. Ne, nesipistavom. Bet, įdomu, žmonėm reikia. O ką? O jeigu gerai, Dievas atleis. Jeigu jiem reikėjo, Dievas atleis. Butelaičiui kartais pinigų trūksta. Va taip. Žinai, ant pachmo. Jie ten auksų toj bažnyčiai taip turi. Bet kaip jie turėjo sugalvoti? Nereikia vaikų prievartauti, žinai. Svarbiausia nei žmonių. Svarbiausia nei žmonių. Robin. O kas blogai su prievartavimu? Negalima vaikų. Negalima. Ne, nieko nesakau galimai. Galimai. Tiesiog, nekaltinkint manęs. Aš įsivaizduoju, blema, kaip sumąstė. Gėrė, davai iš bažnyčios. Bet žinau, gal artimiausia vieta, kur yra tų, kur žinai, kad tikrai yra tų pinigų, kad tikrai bus. Bet kunigas. Bet vis tiek, Maldą daro, bėga 2 bachuriukai. Ne, čia man reiktų čia šitą įdomu, man daugiau detalių. Daugiau detalių. Komentarus paskaitysim, pažiūrėsim, žinai. Gerai. Nuo scenos išbėgusi Kakė Makė vos spėjo į tualetą. Va, čia tai ironiška. Aš taip gal pasakyčiau, žinai. Oi, Kakė Makė ištiko, kaip čia pasakyti, dabar net nežinau. Kakė Makė ištiko, Kakė Makė. Šitą aš sugalvojau. Oi, Kakė Makė. Ai, čia netikras? Taip, aš galvojau, norėjau padaryti tokį žaidimuką, kur atspėti, koks tikras, netikras. Bet galvoju, tiesiog. Ne, čia būtų ironiška. Kakė Makė, ne. Ir Gerda Bieliauskaitė pasisakė, eikit nahui. Tradicinis, kas savaitinis, toksai galimai. Ir aš dabar turiu video. Okay. Nežinau, man atsiuntė žmonės, nes ir mano vardas buvo, nesprantu dėl ko, bet... Ojoj. Mėlieji. Trečia lentyna. Arnai Luk. Edvinai Krupinskai. Goda Problema. Aqua. Omantai. Demiko. Mantai Katleri. Rolandai Mackevičiau. Ir visi kiti youtuberiai. Visi kiti tiktokeriai. Visi kiti podcasteriai, kurie šnekat apie mane savo videkos, eikit nahui. Gerda Bieliauskaitė pasiuntė nahui. Aš galvoju, kodėl dar nėra straipsnių apie tai. Aha, o klausyk, ką tu būsi prišnekės apie? Nieko, esu padaręs video, kai įsimylė tiktokerę ir aš ten, mano mergina pasakė slay. Ir aš ten sakiau Gertrūdą ir ji pagalvojo, kad yra apie ją daromas videas. O šiaip apie laivus, žinai, tipo. Gerdutė, Jėzu, matai, net nežinau, ką pasakyti. Aš pasakyčiau, bet aš gal nesakysiu. Nenoriu su Gerda irgi. Jau gal mūsų veskė. Dabar žinai, kad mes kalbam ir dabar kitą kartą ir tavo vardas. Laura Dragūnaitė. Eik nahui. Gerda, aš prieš tavį nieko neturiu, tu daryk savo. Daryk. Ne, bet šiaip, aš kažkada galvojau apie Gerdas fenomeną, kad jos toks gyvenimas irgi amerikietiškai kanelį biškelį, ne? Kai motivacijos linijos. Kur atvarė iš to kaimo tokia, kad stragdino ten pradžino, bet vis tiek gyvena ten Vilniui, daro savo, suprantis. Taip, loftas. Girdėjau tik, kad tai su OnlyFans dabar nelabai jau, kad... Tai kad šiaip dabar... Kad šiaip jau nukrito tas hypas, ne? Nieks manęs ir nepataisė, aš kažkada kalbėjau apie OnlyFans, aš kiek atsimenu, kiek žinau, dabar OnlyFansuose negalima savo nudes fotkių pardavinėti. Tai ką tada ten pardavinėti? Tik kojas.
Manęs nieks nepataisė. Aš sakiau kažkam per pokalbinę ir ne vieną kartą, man atrodo, keletą kartų sakiau apie tai ir nieks nepataisė. Jeigu netaisė, tai... Nes aš, kodėl priejau prie tos prielaidos? Prisišvartavau su sakinuku. Ne tai, kad aš pats turiu tos OnlyFansus ir žiūri, ir man ten tik pėdas meta ir aš nesuprantu, kas daro. Kur, atsoka pasiema, blėt, pėdas gauna. Pėdas, rodo, tai rodykit. Pasižiūrėsi savo pėdas. Tai kur papai? Tai kiek supratau, tokią prielaidą padariau, kad jeigu tu TikTok'e ten, nesvarbu, TikTok, Instagram'e ten bandai selint savo nuotraukas, tai suprantu, kaip ir OnlyFans jau nebeveikia. Okay. Da. Tai įdomu, tai jai turėjo, nes jinai pražygė belį, kiek ten šaibų uždirbo. 10 štukų. Rankinės perka ten visko, mes ten per rifą, man atrodo, mes irgi biškelį ten apie šitą kalbėjom. Tai, kur aš jau ir aš tada galvojau, irgi tokia blema, bet dabar jaunas mergaitės prisižies, kad jos, kad žinai, tipo 10 kučio uždirbi per mėnesį, ką man čia dar mokytis, kažką daryti, žinai, jeigu, žinai, irgi iš kaimelio, ten atvarau ir, žinai, ir gyvenu savo olig life. Tiesiog, man iš tikrųjų liūdna, kad šiaip labai, kad bet dabar... Bet gal nėra, taip neina. Jeigu dabar net nebe... Ne. Tai neįsitvirtino šitas, tipo, žinai, tas lengvasis kelias. Eina? Vis dar eina. Kas? OnlyFansuose tikrai eina. Buvau kažkokį subscriptioną nusipirkęs prieš 3 mėnesius gal. Kadangi manęs prie kameros nerodo. Tai... Gali pasakyti. Bet tai egzistuoja yra viskas. Ir normaliai ten papai pizdos viskas kaip ir klauso. Bet reikia daugiau mokėti ten. Ten yra tipo content. Okay. Pala. Pėdas tai nesuprantu. Pėdas ir nemokamai galiu surasti. Tai realiai... Aš su pėdų fenomeną. Arba pas mane auditorija, kuri nežiūri. Nežiūri, gal neturi. Pėdas žiūri. Tik pėdas. Man patinka pėdas. Gražu, ką pėdutės gražios, pėdutės sutvarkyti su... Taip. Ką makė, žodžiu. Ok, tada suklydau. Bet aišku, yra kas naudoja, gerai, tai irgi tegu dirba, tegu daro. Kaip aš, aš nežinau. Aš nenorėčiau pati. Kur kartais pagalvoju, tu dirbi ten, darai viską ir ten stengiasi ir ten tada parodo kažkas įkelia papus, nežinau, gauna 10 per mėnesį, žinai. Ką mes čia dar darom kažką, žinai. Gal to lengviau, gal viską mes ir tiesiog papus ištrauk. Bet tada pagalvoju, ne. Bet žinok, man atrodo, negaliu sakyti prasimuštum. Nemanau. Ne mano dalykas. Aš nelabai tų papų turiu, man nėra ką rodyti. Kaktą galėčiau rodyti savo, žinai, kur, žiūrėk. Aš galvoju, kad jau po 2 savaitės Laura Dragūnė varo į Media Hubą ir ten kažkur, žinai, jau papukai tai. Kažką jau perukų prisipirkus. Hibridė, ar matot, ar pastebėt kažką? Nėra, kad pasikeitė tos tešlos pripukas. Bet žinai, kitiem gal, supranta, aišku, žmonėm, jau irgi, jeigu to daugiau nieko negali daryti, nori ten pragyventi, tau dzenu, tai gyvenk ten irgi taip, žinai. Man labai liūdna. Tai kad neimtų, pavyzdžiui, pajauni žmonės, kad pabandytų gal kažką dar, žinai, ir tik tada, jeigu nepaina jau, tada. Prišvartuosiu mintelę prie tavo. Gerai. Man labai liūdna yra tai, kad dabar jaunimas, būtent, kaip ir tu minėjai, merginos tikrai labai daug yra laisvo elgesio. Ir neklauskit, iš kur žinau. Įveta tu irgi, žinai, jeigu žinai, tu neklausk. Tai, aš tai pastebiu, kad labai daug plinta visokių ten tų, kur visos OnlyFansus turi, kur labai atrodo paprasta joms prasimanyti pinigų jau taip. Ir šiaip, pavyzdžiui, berniukai nori būti YouTuberiais. Kas irgi dabar labai populiaru. Nueik į mokyklą, visi nori būti šou versle, mato mus galimai ir jie nori būti kaip mes, žinai. Gal ne kaip mes, gal kaip Viltė patys kokį. Taip. Bet jie nori būti vieši, žinomi, uždirbti savo pinigėlius, būtent taip. Tai aš iš karto pasakysiu, žinokit, ne viskas yra taip zybys, kaip atrodo. Aš dirbu, supranti, matot, man internetas iš paprastų žmonių darbą. Ką tu dirbi šiaip, Laura? Aš dirbu su komunikacija, laisvės televizijai. Komunikacija, pastukai renginukai projektų. Viskas. Aš čia prasiemu šiureliai per pažintis. Iš pradžių ten blemba į meiliuką, atrašau, dabar laidą savo turiu. Tai ką atrašau, kaip vyksta dalykai, pušinį savo tą idėją, žinai. Bet ilgai jau dirbi prie komunikacijos? Aš prieš tai aš dirbau marketingę prieš tai, ten su renginiais, su projektais, visokiam reklamam, žinai, 5 metus. 4, nes 1 metus dirbau administratorė, paskui perėjau į marketingą. Ir, per 4 metus turėjai ir algą normaliai pasikelt.
normaliai, nu, tipo, ką žinau, tai jeigu Vilniuj butą galima. Ne, nu, tai kažką, gyvenam. O nuomuotės? Ne, aš dabar persikėliau pas draugą savo, tai jisai turi savo. Susitaupam. Maladės, karočią. Ką man mokėti visos mergos tik pas tuos, kurie turi savo. Ne, jisai prieš tai, kol remontavęs pas mane gyvena, tai Oi, tai čia. Tai mes, žinok, čia yra geriausi santykiai. Lygus mainai. Tai ir paskui, kai tai dirbau, jo 4 metus su šito marketingė ten ir tada į Vilnių, kai persikrauščiau į Laisvės televiziją. Nu, tai visada ten faina buvau irgi žiūrėdavau, žiūrėjau, viskas ir faina, kad tos projektus visus, kur daro, viską galvoju, aš noriu aš irgi ten suktis, padėti, prisidėti, žinai, kažkaip. Aš tai, žinai, man labai keista, tu esi kaip ta pana, kuri labai mėgo Britanijos princą. Jo, kur dar prasimušiau, ne? Taip, kur tu, kas man patinka, aš ten ir būsiu. Aš ten ir eisiu, jeigu man reikia ir aš būsiu, nes mes blembas... Megan. Jo, šitą. Kur aš mes ir su draugiam kalbėtum, kad mes ten prieš metus dar, daugiau biškai ten, kad vaikščiodom tiesiog tokia, žinai, kažkur ten pažiūrėti žiūrovų, dabar, tipo, mes kitoj jau toj pusėj, žinai. Prie savęs, jau alkoholį nemokamai dabar draugelį, jau viską labas, petakas mušam, kad faina, tipo. Nes ir dar buvo, kai buvau komandiruotėj, kad irgi šitas man buvo komandiruotėj kaip svečias buvau. Mane kaip pakvietė. Svečias, kur daro Bartuševičius ir Bartuševičius su Bartuševičius. Atsiprašau, vis laiką sakau, nes neištariu tiesiog. Gerai, aš pataisysiu. Mantukai, sorry. Jo, kur PVŠ su Bartuševičiu. Man sunku ištart. Aš tik dėl breketų. Galimai breketus nuims? Ir bus tvarko. Bartuš. Tai mes, kad varėm, irgi mes nuo pirmo, kad irgi palaikėm, kur buvo jie darė ten kažkur Trakiškėse, man atrodo, buvo toksai kempingė irgi darė, žinai. Ir ten mes varėm žiūrėti, žiauriai jaukus, ten vakaras buvo tas visas renginys, mes ten prie laužo irgi visi, kad ir su jais biškelį pabendravom, to gavom susipažinti, žinai. Ja. Ten atsimenu, kad iki ryto ten prie to laužo tenai kažkokias strategijas dėliojom, ten, žinai. Ir ten užvirto man palapinių, kažkieno ten gaudynės, kažkas pradėjom žaisti. Žiauriai, toks fainas, toks nusikėlimas vos ne, ką žinau, vaikystė, toksai žiauriai buvo fainas renginys. Tada mes kitais metais, kad irgi galvom, tikrai varysim, žinai, ir tada varėm į Bartuškų sodybą, nes ten buvo. Tai irgi prie laužo, tai faina, Katleris buvo dar tada toksai irgi. Vienas iš tų garsenybių. Vienas iš tų jau didelių, kur prie laužo mes visi ten sėdėjom, žinai, ir jisai performino, ten mums visi mes tokie. Žinai, ir tada vat, ir šita vat vasara ir kažkaip Bartuška buvo, kad filmavom 1000-mečio žinias ir atsimenu, kad jis atvarė man ir sako, o Laura, tu norėtum į komandiruotę atvaryti? Tipo, ne, tai aš atvarysiu, aš tai bus, aš taip mes planuojam. Mes jau planavom. Mes jau už bilietus, žinai, turim. Nes kaip, kad kaip svečia, žinai. Aš, žinai, tokia ir galvoju... What? Tu bilietus palauk. Ne, kad aš neturėjom bilietų, bet kad jau mes planavom pirkti. Jo, nes mes žinai, kad varysim. Ir man tada sako, tu nori tipo atvaryti, kaip... Kad sako, nes... ir man tas kažkaip buvo, kad paklausė, sako, jūs varysit į komandiruotę, ne? Pas mus atvarys, sako, į kurią ten galvojat, sakau, tai į Lydovenus, nes iš Raseinių, šiaip, tipo, gimtasis kraštas, žinai, tai mūsų gimtinė. Ir sako, jo, tai mes taip ir pragalvojam, sako, ar tu norėtum atvaryti su mumis kaip svečias. Man ten sproginėjami, tai sako, aš kaip svečias su Bartuševičiu, man tai ir su jais, kur aš pernai sėdėjau dar publikoje, net yra iš after movie to viso, žinai, kur aš sėdžiu publikoje ten priekį, juokiuosi žvengiu. Ir tada man pakviečia su jais sėdžiu ant scenos, ir mano draugės ten sėdi publikoje, žiūri ten ir žinai viską. Tai šitas man buvo čia epic momentas toksai, kur galvoju, wow. Vat pirminiai apie sėdėjimą priekį. Ar yra tave duchinė? Ne, nes mes labai strategiškai sirinkdavom vietas visada, kur mes į priekį, bet ne, kokia antrą, trečią eilę. Taip, žinai, visur mes... Žiūrėk, dabar visiems. Ir dabar įsivaizduok visuose open mic'ose tiesiog nebus dviejų eilių. Ir tada trečia eilė tampa pirma eilė, viskas turim. Bet mes kažkaip gerai atsisėsdom, žinok, nėra... Vieną kartą, man atrodo, esam buvo, kad Kaune Botsmane buvo, ten, kur prie kelio yra tas Kęstučio gatvėje. O gal Botsmanas? Nežinau. Bokmanas. Aš žinau, kad draugelio Karolio mano, žinai. Tai man toks, žinai, ir mes ten buvom ir kažkaip ten gavos, kad mes jau pačiam vos neprieki tokiam, nes ten kažkaip kitaip ir ne. Ir kad Emilis kažką ten klausimo draugės, kuo vardu, ir jinai taip negalėjo vardą savo atsakyti. Tai, žinai, užsižvengė, ten susijaudina ir nebeišeina pasakyti, ar Emilis ten juokėsi iš mūsų, atsimenu tada toksai. Tai, bet šiaip kažkaip visą išvengdom to duchinimo, žinai. O kaip vertini visą tą prieimą prie žmonių, tą nejaukumo sukūrimą ant scenos? Ar patinka tau asmeniškai šiaip šitie dalykai? Kad ar žmonės, kai kalbina? Kai kalbini žmonės, bandai, šiaip labai daug pasirodymų mačiau, kur šiaip žmogų bando pastatyti ne į tą
padėtį. tipo, kaip fainai yra, kas moka gerai tą daryti, yra kas bando, ten mokinasi, čia skilas ir reikia įsiugdyti. Aš pati, dar nedrįstu, aš kažkaip, nes aš noriu savo, aš žinau, ką aš noriu pasakyti, aš jums pasakysiu. Kažkur gal paklausiu, kartais kažką ten, bet mini, kad nebūtų, kad manęs nesudukintų, žinai, kad dar toks bijau, galvoju, neturėsiu ką atsakyti, nežinosiu, žinai. Bet šitą šiaip reiktų ugdyti tą skilą, tipo, kalbinti ir tada, iš to tu ir išmoksi, tu jau žinai, maždaug žinai, ką gali atsakyti, kaip ten veikia. Iš to bairiai gimsta daug kas pasirašo, žinai, iš tokių, tai darykit, būkit, žinai, o žmonės irgi kitiem fainų, ateini, gauni to dėmesio, pasijuoki iš tave, žinai, svarbiausia mokėti iš savęs pasijuokti. Aš galvoju, tu bandai kažką pakalbinti, žinai, padaukinti, nebūtum gražiai, būtum pavėsy. Jo, tai toksai, žinai, kad žmonės, turi, jeigu jau sėdėsi prieki, nusteikit, gal kažką pasakyti, bet nepriimkint asmeniškai dėmesio, kalbam, žinai, beleka. Šiaip, Lema, bet jau pagauna, Vilnius, Kaunas jau pagauna, kad čia yra komedijos dalis, kad tas kalbinimas nėra asmeniškas. Taip, ir kad tau nereikia bandyti ten kažką baisiai atsakyti, getai kažką ten vaizduoti, tiesiog, žinai, paprastai. Man patinka, kad komediją žmonės daro šiek tiek daugiau išprusimas, kaip kitaip pavartot. Kad inteligentiškesni žmonės būna. Žinai, kur būna, kur skeitinį ant ledo, ant ežero, ting, 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 ting. Čia tokia va. Kad faini žmonės išsilavinę. Taip, ir tampa, nes jau kai tu nepriėmė asmeniškai, tu jau šiek tiek daugiau esi subrendęs savo. Jo, kad tu supranti, kad čia tiesiog ateinam visi pasijuokti bendrai, pabėgti nuo tos realybės, gal žinai, ir tiesiog pasivalandėlę tą tiesiog atjungti smegenis ir pasijuokti. Smagu. Padarom pertraukėlį. Atsigersiu kavos. Atsigerkit, ką susidaužkim, gal kažką tai už tą. Vandenuko. Lyg išgeriantys alkoholio. Vandenukas H2O. Aš būčiau gal neklausęs, bet sakai, niekada nevartoji, ar turėjai kažkokių bėdų su to, ar matydavai kažką aplinkoje, ar kažkas... Aplinkoje, šeimoje, bet biškės, aš Rifę pasakoju, man atrodo, ten biškelį, kad nekartotis daug, bet ir šiaipgi aš ir komedijai pasakoju savo visur, kad, man tėvai, kad, žinai, tokie jau alkoholikėliai. Alkoholikaičiai. Tai, kad, žinai, buvo... Kaip čia gražiau pateikti? Jo, kaip žinai, švelniai taip kažkaip, alkoholikai, prasigėrė žmonės taip, jeigu. Ir, kad, žinai, vaikystėje kažkaip buvo, kad, atsimenu, vaikystėje, kad jie labai gėrė, ten buvo etapas toksai, tada kažkaip, kad jie buvo, kad nustojo, sustvarkė tėvas pirmas, tipo, anoniminius alkoholikus, jie ten viską, žinai, tada buvo koks 15 metų, man atrodo, gal kai normalija buvo, mama irgi nustojo gerti, žinai, ir, tipo, gyventi straglinom, nes, tipo, vis tiek sunku te buvo gyventi, ir tų pinigų, tipo visada ir ten visko, žinai, visokių tų dalykų. Ir paskui kažkaip normaliai buvo ir tada buvo etapas, kad kažkaip tėvas, man atrodo, buvo pasiėmęs paskolą, turėjo namie daryti remontus kažkokius ten, žinai, kažką, bet tie pinigai kažkur, nebuvo. Ir namie vis kažką ten, namie nieks nevyksta, žinai, pinigai paimti. Pinigų nėra? Jo, ir remontų nėra. Taip. Ir kad paskui paaiškėjo, ten, žodžiu, mama įsiaiškino ten ir per visur, kad jisai buvo susiradęs kitą moterį, jai pastatė namą, ir tada jinai jį paliko. Ir, tipo, kad viskas, žinai, jis kiek šiavo su tą moterį, meilužiavosi, jo, ir... Galiu pasakyti, taip jam reikia. Jo. Ir tada supranti, jį, kad, tipo, paliko. Ir jis užgėrė tada. Vėl po 15 metų, žinai. Iš karto avariją, mašiną sudaužė, prisidirbo reikalų. Bet kai viskas konstruktyviai gali atsitikti per vieną momentą. Kur toks, žinai, vienas ten sprendimas. Ir kad grįžo namo, jo atsimenu, kad girtas su mašinom parvažiavo toks namo ir mama ten, žinai... Ir kažkaip, dabar jau ten detalių neatsimenu, bet mama kažkaip, tipo, pagailėjo ir atleido ir priėmė, vos net gal, tipo, žinai, ir vėl kad straglinti. Jinai jo ten, ir kad jo skolas tada moka, nes ten prisidirbė, žinai, pasirodo ir tą paskolą mokėti ir panašiai. Ir kažkaip, kad, ir tada buvo, kad tėvas, kad susijėmė jau, kad vėl, tipo, gerasis etapas, susijėmė su gal išvaryti, tipo, į užsienį, žinai, atsimenu dar, kad pinigų skolinau, kad ten išvažiavimui tam. Kad išvarė tą užsienį ir mama liko, ir su broliais išvarė, tipo, o mama liko viena kaime, tipo, gyventi, tenai tam. Ir jinai šiaip tokia biški irgi, turi ir depresijų ten ir visko, žinai, ir jai tada irgi jau vėl lūžis įvyko. Casual people aš, tipo, čia viena, žinai, aš čia viena, aš neturiu su kuo pakalbėti, man čia liūdna, ir vėl, kad pradėjo gerti, ir tada ten irgi ten jie gelbėjo, tada jinai išvažiavo pas juos į užsienį, vėl normalus etapas, tada vėl grįžta į Lietuvą, tipo, vasarai, tada vėl ten mėnesiais geria, nebeina išsiųsti į Angliją, nebeišvažiuoja, tipo, žinai.
Nu ir grinai, va tokie, sakau, rollercoasteris. Ir geri etapai, blogi etapai, nu irgi galiausiai dabar su tėvu nebendrauju visai, nesudaužė mano mašiną. Nu, jie nupirkta, paėmė, nusipirkau mašiną, jam paliko, nes jis jau buvo grįžęs, nu, blem, aš bandau trumpą jum versiją, žinai, suspausti. Bet įdomu, žinau. Jo, kad jisai buvo jau grįžęs į Lietuvą, nes ten su mama Anglijoje irgi problemų buvo, muštynės ten policijos visą ką jį deportavo į Lietuvą, jis jau grįžo, bet jau vėl susitvarkęs, normaliai dirba, tipo, nebegeria, dirba garažėlį, ramiai ten kažką, aš nusipirkau automobilį. Nenaują, nu ten tiesiog iš savo pinigėlių paprastą mašinėlę. Mes kaip nusiperkam automobilį, sakom naują auto nusipirkom. Jo, man jis naujas. Man irgi naujas. 2004 metai, man nauja mašina. Jo, tai mano kažkas ten, žinai. Ir kad nusipirkau ir jam, mes apsikeitėm, tipo mašiną, aš jam palikau, kad jis taip, sutvarkytų ten, tipo, dirba garšė, kad pažiūrėtų ten tepalus, filtrus pakeistų, nežinau, ką ten to mašinom reikia daryti. Ir man tik tai, kad gražiai, žinai. Ir viskas, Ir mes apsikeitėm, kuris man davė tą mašiną, ten net ne jo buvo, jo ten darbinė buvo, jam davė, nu, tipo, jo tas bosas, žinai, kad jisai galėtų važinėti. Nu, ir tą mašiną, supranti, ir aš, eina tas laikas, eina tos savaitėlės, aš vis, nu, tai kaip ten tau sekas tvarkyti tą mašiną, oi, čia kažkas, žinok, dar čia reikės keisti daugiau, jau čia kažkas, jo, kapotą. Kažkas ten ne to, ir tada... Ir vėl, nu ir aš tokia, what the fuck, kur mano mašina, jau vos ne, kad jam paskambinau, jo tai draugai ten naujai, kur turėjo kažkaip vėl nauja, jau čia jo nauja. Nu, nežinai, žmogus nemiega. Ir jis vadinė. Ir supranti, paskambinau, jai sakau, kur mano mašina, ir aš skambinu į policiją, arba man pasako, kur mano mašina, ir arba aš jau kviečiu policiją, žinai. Tai savo tėvą į policiją kviesi. Taip kviesi, jeigu man atiduosit mano mašiną, žinai. Ir tada... Kažkaip, kad tėvas jau pats paskambino, jis sakau, kur mano mašina yra. Sudaužiau, Lauriuką. Girtas į medį. Ir atsinčiau fotkelę, taip, žinai, į Messengerį įmeta man mašiną. Su 2 aliukais. Aliuką laiko. Toks pritūpęs. Ir, o suvaryta, belia kaip, nes ten į medį trenkėsi visas priekis, ten šonas, nu, jau dead, rip pežukas man, šitas, žinai. Ir, o aš, tai aš realiai ją paturėjau savaitę. Mašiną tą savo naują, net ne savaitės gal nepaturėjau. Nu, realiai tu nusipirkai ir iš karto kėdėtas tepalus. Jo, ir tepalus. Ir reikėjo viską. Ir sako, jisai tada, tipo, aš tau čia atpirksiu, grąžinsiu, atiduosiu pinigus, jo, žinai, ir kažkai tada pradingo, ir aš supratau, kad jau čia viskas, ir sakau, gerai, vis nebenoriu turėti savo reikalų, tada tu, žinok, sakau, aš nenoriu, nu, pavargau, kad jau, nu, žinai, nes dar čia kiek visko, kiek tų gelbėjimų, važiavimų, žinai, iš to... Kiek tu gali aukotis dėl to, kas tavęs nevertina. Nu, kur, žinai, jeigu žmogus pats nenori susitvarkyti, tai tu, kad ir kaip jam norėsi padėti, jam nepadėsi. Man taip pat buvo ir su mama, kur aš ten ir visur ją vežiau į tuos ten centrus, ir iš psichiatrinės ten ėmiau, kur jau, žinai, kur tu pergeri ir ten jau reikia tave gydyti ir ten, žodžiu, aš tikrai žinau. Tai va to, ir, nu, supranti, ir kad kur jau viską, nu, atrodo, viską, esi belekiek kartų pastatęs ant kojų žmogų, esi, nu, ten visas galimybės, viską, ir jis nenori. Jis vis tiek tiesiog nueina to pačiu keliu. Nu, tai toks ir aš galiausiai irgi paleidau, nu, kiek aš galiu savo gyvenimą, tipo, stabdyti ir kad gelbėti juos, jeigu jie patys, nu, tipo, nenori. Jų čia viskas, jų vis tiek būna tas, nu, toks likimas, toks gyvenimas, jau mano čia dievulio duotas kelias toks. Nu, blėt, ne, nu, paimi ir negeri, nu, žinai, nu, tavo sprendimai, čia viskas, tavo sprendimai veda tave į tai, kaip tu turi, tipo, dabar, žinai. Nu, tai ir aš paleidau ir, nu, viskas, ir su tėvu ten nebendrauju, kažkada buvo ten ir žinau, kad meluoju, man atrodo, pasakau, kad paskambina, man atrodo, vasarą, dabar čia po 2 metų nebendravimo, Lauriukai, man čia nepervata algos, gali 15 eurų paskolinti, žinai. Tokia, nu gerai, žinai, galvoju, blem, gailėsius, nes paskui prašinės, tipo. Tau 15 eurų nemanau, kad tiek didelio skirtumo padarys. Galvoju, dzinu, gal tau padės tie 15 eurų dabar, žinai. Vis tiek. Aliukui. Ir, nu, ir pervedžiau, šiaip gražino, vaidavė. Nu, buvo jo, kažkas žiūri, krito 15 eurų. Numes man revoliutą savo Laurutę, žinai, noriu revoliutą, man dabar, žinai, jaunimas parodė, kad čia tas bankas yra elektroninis. Kažką, ten visi pavedimai, tai kad pervedžiau, nu, gerai. Tai, žinai, tokio, su mama, nu, tiesiog, jinai Anglijoje ten gyvena irgi, ten jos kalneliai, šitie, žodžiu, mėnesis gerai, 2 savaitės kokios gerai, 3 mėnesiai blogai kokie, nu, tai toks, žinai. Tai irgi, nu, brolis ten su ją vargsta labiau, nes brolis užsienį, žinai, tai ten
vietoj gyvena. Tai kodėl negeri? Tai kodėl aš negeriu? Tai aš turbūt dėl to, turbūt va taip va būtų, kad aš dėl to negeriu, žinai. Nors aš niekada negalvojau sąmoningai, kad nebuvo to, kad mano pasirinkimas čia, kad oi, mano tėvai alkoholikai, tai aš negersiu dabar. Man kažkaip buvo tiesiog, kad nes kai aš jau paauglė buvau, kai jau tas visas etapas, jie kad normaliai gyvena, jie negeri, žinai. Bet aš tokia buvau, kad kažkaip, negaliu. Man buvo žinok, tas, kad negalima. Kad aš negaliu. Tai nelegalu. Jo, kad aš vaikas dabar, aš nenoriu to alkoholio, kaip aš gersiu, dabar aš grįšiu namo, tipo pas tėvus ir aš prisigersiu. Nes geras vaikas, tipo buvau. Ten biški tokia maištautoja su emo savo tą fazę, bet, žinai, bet aš laiku pareidavau namo, man iki 10 ten laukia galima vasarą būti ir aš pareinu 10 valandą namo, žinai. Okay. Kažkaip tai tokio ir man šiaip faina būdavo, gal jau čia tas paskui supratau irgi, kur tokia aš atvarau, žinai, aš negeriu, aš čia išskirtinė, žinai. Žinok, man visai smagu tai sakyti. Aš žinau dabar. Ir žinai, tokie aš tai čia negeriu ir visi tokie, oi, tai Laura, tu čia, žinai, aš kaip negeriu, tu čia žinai, toks biški to dėmesio turbūt irgi, žinai, bet paskui pagalvojau, kad turbūt pasąmonį kažkur vis tiek čia iš to, kad tėvai ir aš, kad to gyvenimo tokio nenorėjau. Gal baimė ta, turbūt, kad aš gal kažkokį geną tą turiu, žinai, ar kažką, nežinau. Aš dar noriu vieną dalyką pasakyti, kad kai pats turėjau problemų su alko, tai galiu pasakyti, kad ne Dievas kažkoks jums nulėmė tokį likimą ir panašiai. Ir sutinku, kad yra sunku. Ir jeigu čia liga, čia yra liga ir tai yra sunku. Ir jeigu jūs jaučiat požymius, kad jūs pasakot savo vieną ir paskui savo meluojat, savo asmeniškai, kitiems tu gali kartais pameluoti, bet blet savo nemeluok, žinai? Nes, tu žinai savo mintį, žinai kaip kas yra. Tai dažnai žmonės, jeigu turit va tokias problemas, kardinaliai reikia keisti viską. Tu negalėsi tai, kad, aš turiu problemą su alkoholiu, aš dažnai vartoju alkoholiu, gerai, dabar mėnesį negersiu ir stengsiuos karts nuo karto išgerti. Tas pats bus. Kebra, bus tas pats visiškai. Tu turi išimti save iš ten, kur esi ir viską pakeisti, kad tau nebūtų. Nėra kažkokio minimum, pakeitimo minimum. Tu negali toje aplinkoje, ten toje pačioje būti. Žinai, nesakau, mama, pavyzdžiui, vasarą, kai grįždavo į tą kaimą ir ten kaimynai aplink visi, žinai, pinigų, visi tipo, parsivežiai ten pinigų, visi geria, ir ką, tu ir sėdi ir geri, ir tu galvoji, kad tu išgersi dabar čia tik tai, bet tai tavo tas gerimas ir mėnesį trunka, kur tave iš ligoninės jau reikia vežti. Nes vieni žmonės dar gali vieną liuką išgerti, kiti nesupranta, kas yra vienas liukas. Taip. Čia yra šiaip pasaulio problema. Šiaip žiauru yra, nes supranti, kad čia ir liga, ir kad žmonėms nėra lengva iš to ten išlipti ir ko, bet žinai, kai tu turi galimybės, ir tu jau žinai, kad tu galėjai, tu jau negeriai ten tiek metų ir tu, žinai, ten, galima negerti, yra ta kita pusė gyvenimo, žinai, bet tu vis tiek pasirenki šitą, tai, sakau, kur aš paskui, tiesiog, pavargau, žinai, aš irgi noriu gyventi gyvenimą savo, ne tik tai ten važinėti ir juos ten vežioti ir gelbėti visur, tai toks. Manau, kad teisingai pasielgiai. Taip, kažkada turi paleisti. Jeigu nieko. Viską, kur aš jaučiuosi, kad aš tikrai padariau, kad kad padėjau ten kiek galėjau, ten visai bandžiau, bet jeigu tu pats nenori, jeigu tu pats nenori, tai žinai, tu nenori. Tai taip ir gyveni. Minėjai apie... Liūdnes, ne ta gaidelė tokia. Šiaip, sako, čia paskau perifą, biškai trumpai papasakosiu. Aš tikėjausi, 10 sekundžių. Gavosi 10 minučių. Bet apie perifą ten kitas peripetijas, tai čia, žinai, biškelį kitą pusę. Norėjau sakyti, turėjai stilių kažkokių. Emo fazę. Tu emo buvai? Jo. Nepasirašiau gal greitai fotkelę dabar. Rimtai? Tai aš dar privesiu prie stilių. Aš pats irgi turėjau keletą stilių. Kokia tavo buvo fazė? Turėjau bangliuko, skaterio. Tai be abejo. Su full capu, su lenarais. Jo. Su skičiūzų neįpirkdavau, tai važinėdavau tiesiog su Naiko salinukais. Arba konversiukais, bet ne konversais. Tai tiesiog už 9 eurus. Ai, tai padėlkutėm. Padėlkutėm, taip. Sport. 2-8. Rodau į kamerą. Ne, pala. Ar nesufokusuos? Atsiųsiu, pridėsiu. Pridėsiu, būtinai. Atsiųsiu iš karto dabar, kad jeigu ką, kad įdėtum ant ekraną šitą, čia ekrano nuotrauką. Atsiųs būtinai. Gerai, įmėčiau. Kelinta minutė, nesvarbu. Blema, kažkaip reikia užsižymėti. Pasižiūrėk, koks skaičius, ačiū. Oi. Ok, būtinai dėsiu. Ar turėjai kažkokių
suicidal dalykų? Ne, nieko, žinok, tiesiog man, tiesiog buvo mano ta išvaizda, aš vaidinau, kad man čia žiauri liūdna. Aš šiaip, linksmas žmogus buvau, aš visai ten ir mokyklai, tokia, žinai, kad pajokauti ten kažką. Bet išvaizda va tokia ir, oi, čia man aš kenčiu viduje, čia jūs manęs nesuprantat, žinai. Kur, bet, 8 klasė, ką aš kenčiu, netrašė brolio klasiokus, įsimylėjus, buvau, žinai, ir netrašė. Jau kaip meilė. Jo, ir man, tai aš taip dėl to ir tą emo, nes čia man skausmas vidinį, žinai. Ir tokio hotelgi ten klausiau, ten visa ta era buvo. O, man patikdavo, žinok. Aš ten fanė, mano visas kambario sienos buvo tokio hotel plakatais, ten hardcore. Bet jie labai gražus buvo, patikėk. Taip, mano mylimukas buvo Tomas. Gitaristas ar vokalistas? Gitaristas, reperio tas stiliukas buvo. Taip. Aš keista, kad aš pati taip pat, bet... Jis dabar draugauja su... Heidi Klum, man atrodo, su to modeliuku. Taip, su Heidi, jai 45 kokia turbūt. Jo, jam 33. Iš kur aš tiek daug žinau? Tu kažkaip... Ne, šiaip aš žinau tik dėl to, nes turėjau emo draugų ir draugių. Okay. Irgi kur tokio hotel buvo. Taip, tokio hotel ir jie mane parodė su to vokišku, su tais vokiškais singlais. Aš įsivaizduoju, tokio hotel, jau žinau, ką į thumbnailą galėsiu dėti. Tiesiog tokio hotel ir emo fotkę. Taip, bet bus blurė. Gerai. Bet fainai laikai buvo, ką žinau, bet sakau, aš nebuvau ten, jokių suicidai dėl ten nieko, tiesiog klausiau muziką, man faina buvo taip atrodyti, įsivėriau į lūpą auskarą, dabar turiu randą, aišku, visam jų skilutę, čia yra toksai likęs. Ir kur aš tada, aš čia visą gyvenimą buvau šeimos stilius, aš atradau save, čia va tikroji aš esu, žinai, jūs nesuprantat. Ir metus gal 2 pabuvau, gerai, tada skip viskas, dabar FIFOs fazė man bus rožiniai. Man patikdavo šiaip FIFOs. Visai patikdavo. Jos būdavo tokios... FIFOs nepatiks tau. Ne, jos gražios būdavo. Jos buvo gražios. Jos minekai man labai patikdavo. Bet ne visos būdavo gražios, nes pas mus būdavo, kad buvo dar tos FIFOs, kur vaikščiojo oranžiniais veidais. Oranžiniais veidais ir jodas. Taip. Plaukai peroksidiniai, kur 3 plaukai nudažyti. Na, žinai, irgi. Nu, kaip kam skonis, kaip kas. Ir aš tada, kai taip atrodžiau, aš labai galvodavau, kodėl mane nežiūrite berniukai, kodėl nemyli mane tas brolio klasiokas, taip, žinai. Nu, man atrodo, viskas aišku. Nes tokio hotel netus. Viskas, bet praėjo, bet jau ir smagu buvo. Faina man būdavo, aš ten irgi kaimo mokyklą, tai Girkanio miestelį pas mus, aš nežinau, kiek ten tų gyventojų, neklauskit skaičių, nepasakysiu. 300. Bet mažai. Kur, bet kur mokykla, ten dėjo pas mus buvo po vieną klasę būdavo tik tai, ir pas mus ten 15 gal tų vaikų. Tai aš kažką panašaus. Tai žinai, ir aš ateinu tokia, vat. Tai man draugė dar buvo irgi viena, kur tokia, bet ne taip, aš hardcore'as jau, kaip kaimui tam, žinai, buvau su tais auskarais, juodai išsidažys, tie plaukai, nusikirpus, kur ta grifka, čia prikabinta kaukolį, britvelių, tų visur čia apyrankės iki čia užmauktas. Aš tai turėjau tą grandinę tokią ant savo Leonardo, tą tokią ilgą grandinę. Ne, tai taip jūs šitiegi kaip bangliukai. Banglėtukų. Banglėtukų. Šiaip labai užgauliodavo mokyklai. Ką tu čia begi, Biblę, padainuok. Ir aš toks gyvenu gerai, tau. Aš Kelias iš žvaigždės tokia fanė buvau. Iki šiol man nėra geresnė šou negu Kelias iš žvaigždės. Nemeluosi, Merūną pasikviesiu. Perduok Mikėjimas. Aš man atrodo sakiau, ne tau? Ne, nesakiau. Gal sakai, gal kai per ausus gal tu sakai, kai buvo. Nesvaru, tai Merūnas turėtų. Bet kažkaip nesusirašym jau 3 savaitės. Merūnai. Gal ir bus, kad neateis. Ant sino mane paliko. Bet reiktų Kelias iš žvaigždės. Aš balsuodavau ir man dar buvo ta era, mano grūdas buvo mėgstamiausias. Taip, tai aš tai ten viską, man ten atrodo, kad ten rock'n'rollas yra. Man patinė, mes panašaus amžiaus, tai mes labai vaibinam. Jo, tie patys dalykai, nostalgija tiem patiem dalykam. Eina savo. Ir atsimai iš mamos išbalsuodavau visą ten tą sąskaitą už grūdą. Mama gauna 50 eurų. Gauna pizdėtėm paskui 50 litų. Pamirštų, kad ne tokių euro net litai. eitų 50 litų, čia būtų, o Jezu, ne, čia per didelį Aš kažkur parašau, padarau reelsą, pavyzdžiui, iš kokios pokalbinės, kur pasakoma istorija apie kažką materialistinio ir sakau, mokėjau ten 13 eurų ir visi komentuoja, taigi litai tada buvo. Kokie eurai nesvaik, seniai, pasičiakink faktus. Seniai, kurva. Jo, bet. Marozas, kol įsijungia. Bet ne, Kelias iš žvaigždės. Tu žiūrėdai, kas savo mėgstamiausias buvo Kelias iš žvaigždės? Ar tu nežiūrėjai, ar tu buvai tas kietuolis, aš nežiūriu, man neįdomu. Šiaip, pagalvokim, žiūrėjau akvariumą,
Okay. Žiūrėjau Aš dangų. akvariumo nelabai jau atsimenu, aha. Žiūrėjau dangų, kelias žiūrės pirmą ir kelias. Man labai patikdavo Vilija, nes pirmas pjaudau tau ir gaudau. Vilija visų numylėti nebuvo. Mano irgi pirmam Vilija buvo. Vudis ir Vilija jaučiu, mano iš pirmo buvo. Vudis man irgi patikdavo. Baggy B, tai. Antras, nu tai čia. Bet paskui aš jo nebekenčiu, kai mane prie bailerinės turėjau Marozam dainuoti Baggy B. Tai tada jau tau sugadino. Tada man sugadino viską, nes ko tu čia su to geltonu mėgstuku padainuok. Bet antras buvo cool, kelias iš žvaigždės žiūri, Aš galvoju, gali pavardinti šiek tiek, aš pabandysiu prisiminti, aš neprisimenu dabar tiksliai. Iš antro, kas tokie buvo, tai antram buvo ir Merūnas, Radžis, Baggy B, Grūdas, Simona ta tokie, paskui kas dar ten balauk buvo. Bairis, mano Iveta su Donata dainuoja. Iš pirmo kelias iš žvaigždės, su Donata. Su Donce, va dabar vaibina. Nice, geras, bet irgi kaip smagu, tu vaikysiai žiūrėjai dabar jau va taip. Atsimenu, Grūdas pas mus buvo atvaręs į mokyklą, nes jie varydavo koncertuoti, jo į aktų tas salės. Liam, kaip žiūrdavo, kaip pagalvoju, kaip jiem ten buvo, nejauko. Tipo, vaikams? Jo, tu dainuoji. Bet pohui. Ir mokytoja žinojo, kad aš fanė esu jo, nes jis žinai, ir man leido jį palydėti iki valgyklos. Blet, man keista, kaip nežinot, kaip fanė, kai karočią ant Maikės, blet, Grūdo nuotrauką išspausdinta. Ir aš atsimenu, jis pasirašinėjo dar, ir aš turėjau jo kolekciją, ir aš atsinešiau visą šūsnį savo plakatai ten iš karpelės ir ant visų, kad pasirašytų man. Tokį įsivaizduoju šūsnį, žmogus, nu blet. Ir ant kiekvieno. Ir paskui atsimu kažkam tipo išsiunčiau, ten būdo, kad keistis, kad parduoti tą kolekciją, man nepervedė pinigų. Žinai, gal man nepatikdavo kažkoks atlikėjas, bet man dainos patikdavo. Dainos buvo geriausias. Ir tikrai, ir netgi kompaktai būdavo. Ir labai man smagu buvo klausyti. Ten Valinskas tokį užkūręs buvo vaikelį, kad ten... Ten šiaip labai daug pinigų projektai. Jie taigi milijonieriai. Ten buvo tais laikais. Taip. Ir aš atsimenu, kad yra senių kultūrkė, paskui jau buvo atvažiavę, tai antras tas gal kelias iš žvaigždės, kad ir man... 27. Jo, ir man nupirko tėvai bilietą už 30 litų į tą kultūrkę eiti žiūrėti. Man ten buvo... 30 litų? 30 litų kainavo į tą... Taip. Čia, blėt, selo koncertai tiek nekainuoja. 30 litų, aš net nesau, kaip man tėvai nupirko, tai iš kur jie gautų pinigų tada, bet gal buvo kažkoks gerasis etapas ir kad man nupirko ir aš ėjau į tą kultūrkę ir aš galvojau, wow. Blet, čia geriausia diena mano gyvenime buvo. Norėjau kvailą jokelį pasakyti. Kokį? Nes negėrė. Nu, tai bet galvoju, blet, nesąmonė čia tai. Negėrė ir susitaupė. Kažkur atsidėjo ir va. Paskui džedžint žmonės sakys, ką čia juokauji pats, neturi tėvų, blet, mirė. Nu, juodi. Kartais ir juodų dalykų. Nu, būna. Ne visas tas gyvenimas, o čia ruošiam klopus. Kokius telefonus turėdavai? Pirmas mano telefonas puikiausiai, atsimenu, buvo Motorola Talkabout tas. Žinot šitą, su antenėlė. Su antenėlė, kur galėdavai įsikišti. Taip, toksai matsnus toksai, jo. Tai šitas buvo pats pirmūnas mano, bet ir man perėjo iš brolio. Man visada pereidavo iš brolio telefonai. Nedarom reklamos, kokia pirma kortelė buvo. Koks ryšys. Nes labai svarbu buvo su... Blet, jaunimas nežino šito dalyko. Labas jaučiu. Mano pirmas labas buvo. Gali būti. Tikrai ne... Ar labas būdavo? Buvo labas. Labas ir režys. Bitė buvo jau abonentas. Tai mano buvo, žinok, aš labas buvau, paskui ir ežį turėjau ir paskui į pildiką perėjau. Aš tik noriu priminti jaunimui, nes dabar nieks nesuvoks, kad mes bendraudom su tai žmonėm, kurie turėdavo tas pačias korteles, tą patį ryšį. Ir sakydavo, ar apsikeičiam, koks tavo ryšys labas? Mano ežys. Tai ir nebegali bendrauti. Tau patinka tas bernas ir tu sužinai, kad jis ežį naudoja ir tu nebebendrausi su juo. Eikti ir atsimenu, kad kai būdavo labas naktis, kur nemokamai, tada būdavo žinutės internetas. Eikti, tai ten iš visą dėdom prie to telefono. Mes ten tokius būdom užkūrę, aš atsimenu, aš moderavau kažkokį, kad būdavo kur daug numerių ir visiems ta žinutės ir visi kažkaip, man neatsimenu, kokia ten buvo ta grandinė, bet kad visiems numeriam išsiuntė kažkokią žinutę ir ten jie atrašo irgi visiems numeriam kažkoks ten eidavo. Įsiūs 10 arba 10 metų neturėsi meilės. Tai čia šitie tai klasika būdavo, bet kažkokį sakau, kad tai bendraudom. Esu draugavus per telefoną su kažkokiu to bičiuku. Irgi buvo. Ir atsimenu, kad ir atsiuntė man nuotraukas jisai tada. Gyvas tas, per paštą. Ir supranti, jo, savo, ir daugai su tėvais, ten iš kelionės kažkokios viską. Ir toks blondiniukas, man atrodo, ir atsiuntė su papūga kažkokia to nuotraukai. Man ta papūga, atsimenu, nepatiko. Ir galvoju, ne. Ir aš kaip pasakyt, tų laikų gaustinimas įvyko, žinai. Ir aš jam, ir jis, atsiųsk savo. Nebetrašiau.
Bliam, bet kaip smagu atsiminti. Bet smagu, ir man žinot, gailiausia, kad aš neturiu nuotraukų, kažkur aš išmečiau jas per visus ten tai kai bachūras papūga tokia turi, tai aš ne, nu tai viską, nepatiko, ta papūga ir tie plaukai tokie, aš matai, tada vis tiek buvau, prie emo, tu man tie blondiniški ilgi plaukučiai, man jau per cute, per saldainiukas, ne, man tokio, man... Jeigu nepanašus į grūdą, neįsiu. Jo, man grūdo reikėjo, tai va tokį, bliau, be faini tie prisiminimai, atsimenu, Raseinių, ten buvo net laikraštis kažkoks. Ir ten irgi, kad sudėdavo žinutės, galėdavo įrašyti su niku tipo savo ir ten sudėdavo visokį čatą ir ten galėdavo keistis. Ar naudojasi kokius starčiatų? Kokiu? Jipi, o ne? Jipi, starčiatų tai ne. Starčiatas buvo Jipi, man atrodo, Jipi toks pokalbių kambariai, kur su savo žmogeliuku eidavai ir bendraudavai su kitais. Jeigu tai šito jau tokio ne. Atsimenu, kad pulą tą kažkokį žaisdom, ten būtų tie iš nuotraukų, arba iš Onės. Jo, arba iš numerio. Jipi. O ne, tai būtų, iš pašto. Geriausio laiko jau būtų iš pašto. Mažytė 669 ta onė.lt. Bet ten, žmonės dabar nesupras, kokius mes laikus turėjom. Aš taip ilgai nenorėjau į Facebooką pereiti, aš galvau, čia nesąmonė, tas Facebookas onė yra, būtent tas, mes onėm, žinai, gyvensim ir ten būsim per amžius, amen. Žinai, kaip aš perėjau į Facebooką? Aš irgi buvau tavo pozicijai, kad Onė man yra trim, FRM, 219 puslapių forme, seniai. Formiukas liūdė. Rašom. Dovanėlės, Dovanėlės, dabar tik tokia realiai tas pats gali dovanėlės tas duoti. Tai čia Onė realiai dalykas, ne? Čia seniai TikToką sukūrė Onė. Nu. Arba Onė sukūrė TikToką. Kiguolė, Kiguolės lopas. Ne, Kiguolė ne. Eik nahu Kiguolį. Nepatenkinti mes tavo požiūriu. Bet, ką norėjau sakyti, Facebooką. Tai, žodžiu, mes turėjom tokius vakarėlius iki 10 valandos, buvo junior parties. Ir man buvo 16-17 metų ir mes varydom ir į Facebooką talpindavo jau nuotraukas vyresnių, nes vyresnių Facebooką naudodavosi ir keldavo nuotraukas iš tų vakarėlių, o ten nusifotkint. Kad tavo Facebook'e patalpina nuotraukas, panos mato, tai ir dar pakomentuoja, žinai, ir Facebook'e viskas būtų. Aš taip norėčiau pamatyti, kaip aš jaunas atrodau. Yra keletas saitų, kur yra, bet taip norėčiau, taip gera. Ten... Aš man labai gaila. Tas veidukas toks kaip kaukolytė. Man labai gaila, nes aš žiauriai daug ištryniau. Buvo tas etapas, kai gėda buvo, kad tas emo, kad aš ten taip atrodžiau ir daug ištryniau ir dabar, aš taip norėčiau pažiūrėti, turiu tų nuotraukų, bet ne tiek daug, taip žiauriai mažai, o kiek ten buvo, taigi į Facebook albumais keldom. Tiesiog tu pystą albumą susikeliai. Mes išvarydom pasifotkint mokykloje, tipo su tom muilinėm, susikeliam ir tada į Facebooką tiesiog visas tas nuotraukas. Aš taip biškai pasipiktinęs. Nori Jonė įsikelt 5 nuotrauką 5 litai, ble. Taip, čiulto bibis su savo 5 litais. Ir dėl to perėmė Facebook, ten nemokamai, ten gali 50 nuotraukų įsikelti. Va dėl to jis ir bankrutavo. Ai, plus ne lietuvių užsieniečių. Užsienietis? O gal net ne Kiguolis ten buvo? Ne, tai tada ne. Nu, perėjom to Onę. Aš perėjau, žinai, kaip į Facebooką. Buvo Onė nebe zaibys. Kad pradėjau Farmville žaisti tą. Ai. Ir ten pradėjau ir tada užsikabinau. Tada pamačiau, kad ten Facebook'e ten gali rašyti postus. Taip. Žinai, ten galėtų postelių prisirašyti ir aš tokį šūdą ten rašydavau. Pavyzdžiui, geriausiai, kurį aš atsimenu, tai čia 2011 jau kokiais aš rašiau, taip, aš buvau kažkokį irgi įsimylėjau kažkokį berną ir pasirašiau tokį tekstą, kad jeigu manęs kas nors paklaustų, kokios spalvos yra laimė, aš atsakyčiau, kad rudos, nes tai jo akių spalva. Po kokios savaitės, kitas postas. O dabar man jo ruda akių spalva primins mėšlą, į kurį aš netyčia įlipau. Blet, komedijos zenitas. Čia mano buvo gold. Bet palauk, žiūrėk, nuo jaunų dienų. Taip, jau buvo tas cinkelis. Struktūra. Tai aš šitą geriausiai, bet aš ten prisaugus iš interneto būdavau visokių tų frazių ir tiesiog postindavau per dieną ten. Gyvenimas yra tai, kad gyventum. Jo, ne, dabar pažiūrėsiu, kartais išmeta Facebookas tuos memories. 13 years ago. Jo, ir tada būna, blemba, dabar šiandien nėra kaip tai, bet visokių ten nesąmonių. Kažkada buvau dalinausi į Instagramą, kad buvau pasirašius, kaip žiauriai klasės nuotraukai gavaus ir daug tų XDDDD. Ten kažką tokių ir taip pakomentuokit mane. Arba ką jų ten šūdus didžiausias, sakau, visokias ten frazės, anekdotus, dainas postindavau. Pišiaus video, be abejo, aišku, buvo erotika. Pišiaus video, visi postindavau. Tada į dainas, kad pati palaikindavau tas dainas ir dar komentaruose kokius nors lyriksus išrašydavau iš tos dainos. Mes Kaune labai paprasti bachuriukai buvom. Yra sodybėlė, reikia mergyčių. O, jūs šitam naudodavote, ne? Taip, mes tai yra. Aš matai, aš tokia buvau, aš širdį išlieti kažkaip, man
nenorėjęs, aš ten postindavau tas... Emo, dar biškį. Emo, vis tiek ta širdis, bet aš tiek ten tų frazį dabar, bet gražu žiūrėt, smagu atsiminti, tipo, dabar man buvo, sakau, kur gėda buvo, dabar man fain. Dabar aš noriu kuo daugiau pasižiūrėti, kas buvo. Seniai, sakau. Mes turime pasidžiaugti šitais dalykais šudinais, nes dabar 16-metės džiaugsi savo putkos nuotrauką. Nu, realiai jo, tai, o mano gal ne taip blogai yra. Aš gal rinkčiaus, jeigu reiktų rinktis, jo, aš jau nenorėčiau dabar būti vaikas šitais laikais, jaučiu. Ne. Kad žiauriai tipo faina, kad daug jie turi visko, ten kitokie vis tiek viskas laikai, prieinama. visi daugiau, tipo jo. Bet ir koks spaudimas, kaip viskas, tipo, kiek tu turi, įstok, jeigu paprašiau, tu gyveni ir dabar tarp tų visų, kad visi ten su iPhone'ais, telefonais, visi ten kečiausi striukės, kedai, ten viskas, žinai, mes ką, vaikučiai, vaikštom, nupirkdavo mama, atsimpirė, aš rugsėjo 1 ten naują bliuskę, naujus džinsus ir kedus. Ir į rugsėjo 1 pasipuošti ir tada paskui tiesiog eini su tais pačiais rūbeliais, maikė, mėgstinį pasikeiti, džinsai tie patys, kedai tie patys. Ir tai įsidėjai tą mokyklą, žinai. Vesdavosi į Humaną, bet tokią, kur gali už svorį mokėti mama. Okay, nice. Tai atsimnu, ten 3 eurai už 3 litai už 2 kilogramus gal buvo. Ir ten man džinsiukų irgi ten džemperių. Bet taip, nes tu iš Kaune užšak. Kaune labai daug būdavo. Taip, pas mus kaime nebuvo tokio dalyko kaip Humanas, kaip labdarkės. Kartais atvažiuodavo kažkaip ten, man atrodo, šeštadieniais gal atvažiuodavo kažkoks turgelis ten būdavo, bet tai ten brangiai kainuodavo dar tie rūbai. Mes į turgų varydavom apsipirkti ir paskui viskas. Paskui, kai jau paaugo, tada atradau, kad yra tų labdarkių. Taip. Jau Raseiniuose nuvažiuoti iki Raseinių išgirkal, nežinai. Man gal kiek keistas faktas vienas buvo apie labdaros rūbus, aš juos nešiodavau ir man labai smagu būdavo, nes su mama visą laiką leisdavau laiką, išeidavom apsipirkti, ten rūbelį visokio, kas man patinka, irgi nupirkdavau, nes pigiau, bet mane patikdavo tas faktas, kad aš atėjęs į mokyklą, suprasdavau, kad aš su pigiais rūbais. Ai, kad tu jau su tais ne iš Akropolių. Sakau, gerai apsirengęs, nauji rūbai, sakau, jo, sako, iš Humanos turbūt, ne? Toks, man tai, vaikai žiūrus, tepa, ne? Tu pidarastė, ble. Kad tavo mama nuperga tau už 30 litų, ble, džemperį, tu mane džedžini, kai ten už 15 centų mano rūbas. Kur, ir sakau, kur, man žinai, kad vaikai žiūrus yra ir aš, šitas dar žinai, kad, pavyzdžiui, aš ir per Rifą sakiau, kad dėl ko aš kalbu, pavyzdžiui, apie tai, kad kaip augau, kad lėvesnį, kad tie tėvai tokie ten viską, nes kad, supranti, kai tu vaikas, tu kaltini save, tau atrodo, kad tu kaltas dėl to, kad tu kažko neturi, kad tu lievai gyveni, kad čia negali ten atsivesti draugų, nes namai negražus ten, žinai, ir kažkas. Bet, tu vaikas, jis todėl, kur tu gyveni, taip ir gyveni, tu užaugsi, ten norėsi, pasidarysi kažkaip kitaip, žinai. O vaikai, tipo, jo, tu, kai dar nesupranta, jie žiaurus, tipo, yra, žinai. Aš pati buvo man etapas ten kažkoks, kur irgi, kad būdavo, kad ten... kad oi būti juokingesnė, ten prie kietesnių, ten kažko ten pasijuokti ar kažką ir tu paskui, tik supranti, kad ne, mano čia nesąmonė, tugi nuskaudini, žinai, kitą žmogų. Jo, būdavo tas pripažinimo noras. Jo, kad būtum kad čia jau. Kad tu būtum geidžiama tarp burbulo kažkokio. Taip, kad tu, tipo, būtum tarp tų klasiokų, žinai, tipo, jau kieteks, tai kažką ten, iš kažko turi pasijuokti kažką, nes visi, Pas mus tarp bachuriukų būdavo supis kažką. O, tai jo, supis, dar Kaunas, tokie laikai. Eini mušt. Aš niekad neįdavau. Tai džiaugiuosi, vat vienas geras dalykas. Aš esu klasiokai paleidus iš nosis kraujus. Rimtai? Taip. Trenkus esi? Trenkus esu, taip. Tokia kažką, pasakė žodis kitas ir aš tokia galvoju sustabdysiu. Tokio hotel lopai. Ir tu toks. Jo. Ir galvoju sustabdysiu prie pat ir nesustabdėjau. Ir nesustabdėjai? Čia, blėt, yra tas vaidintuvo momentas. Atsiprašau. Jo, kur aš norėjau tiesiog, tipo, žinai, kažką. Šiaip... Aš ten pavaidinti, žinai, tokia. Ir tu. Aš vieną prisimenu istoriją apie klasiokus. Keista istorija bus. Sakykit. Žinai, kaip visą laiką rugsėjo mėnesį kažkas naujo ateina į mokyklą. Ir mes tokia mokykla, Stulginskio gal nėra pati geriausia. Ir čia, kas klausys, žinos, kad ne pati buvo geriausia mokykla. Tokia biški, kur ir iš vaikų namų labai daug žmonių buvo. Tokia mišrainė būdavo, žinai, mokykla, kur visiems galima, nesvarbu kokia tavo pažymė. Va čia tas yra dalykas. Tai žodžiu, buvo kažkokia pamoka ir aš pakomentavau plaukus. Bet jis suprato, ta viena mergina nauja. Iš rugsėjo, tipo, pasakiau, kaip jie atrodo. Pakomentau kažką per matematikos pamoką. Ir jie atėjo prie manęs ir piso man į snukį. Naujokė. Oho. Ir čia iš karto tokį, žinai, parodė. Tipo, parodė savo lygį, žinai. Jūsų manim nejuokau. Bet aš, tipo, nepizdavau jos. Aš tiesiog kažką užminiau ir žmonės pasijuokė. Bet ne tai, kad pizdavau, apie plaukus kažką pasakiau. Nu, žodžiu, neatsimenu ką. Neišpikto, nepiktai. Tikrai nepiktai. Ir gavau snukį, mano klasiokės... Kokia tavo reakcija turėjau vaizdu? Keista buvo, žinai. Mano klasiokės ją nusivedė prie 9-aukščio ir ėjo rasborintis.
Už tave, jos Nežinau, ar už mane, tiesiog Jonas Bordis, tu čia mūsų klasiai nedarysi šou. Čia neverhausi. Jo, žinok savo vietų, ką tu ir žinai, ten viena emo su savo tom grandinėm, suka. Ta britvukę nuo kaklo nusiemus. Kaklo jau lupa, ble. Tai va taip ir gimė tos panevežėtės. Va taip ir užaugo, supranti. Tai buvo labai keista. Ir aš kažkaip nustebau, kokią mes turėjom bendruomenę, nes iki 7 klasės, man atrodo, viskas gerai buvo, nes iki 7 mes, man atrodo, nuo 1 klasės visi tie ir buvom, tas burbulas, žinai. Ir paskui vis naujas ateina, kažkas iš kito kažkokio rajono, kažkas išmetas iš mokyklos. Aš prie pat vaikų namų gyvenu. Rotacija. Už gatvės man partizanas vaikų namai, tai iš visų tų vaikų namų ėjo visi į Stulginskio mokyklą, ten kokia 300 mokinių žinai. Nu kažkas tokio. Tai tapo tokia mišrainė, aišku, kad ir kaip gerai sutardavom, vis tiek būdavo labai daug nesutarimų, konfliktų, tu toks anoks, visokios muštynės prasidėdavo. Taip, tai labai smagu, kad užgynė, nežinau, va taip prisimenu, gal taip tas atsiminimas nėra toks, bet aš prisimenu taip. Nu tai ir gerai, tavo širdį gražu. Man gražus gestas, mergos apgynė. Tu negali, tu neįsi dabar jos. Aš tai netrenksiu. Aš tai ne už ką prieš moterį rankos, ne. Niekad gyvenime, niekad gyvenime. Tai, nu gerai, gražiai bendravot, klasiokis gražiai. Mūsų šiaip fainai, ir klasės man buvo naujokas kažkoks, kai atėjo irgi į mokyklą iš miesto. Pas mus į kaimo mokyklą iš miesto atvarė kažkoks bičiukas, žinai, jau toks gražuolis, nu taip jau viską ten stilinguolis, žinai, ir visus įsimylėjusios jį, bet nieks nenori pripažinti. Ir visos iš jo tipo juokėmės, kad jisai, oi čia, žinai, spagetis, koks jisai čia, koks lievas, o visos įsimylėjusios, haha, ten, žinai. Ir atsimenu, kad kažkaip buvo, kad kažkada ten jisai, kad mane po pamokų, kad palydėti namo ar kažką, nes tiesiog į tą pačią pusę, žinai, jau ten numerys apsikeitėm, aš telefoną dar neturėjau savo brolio, daviau, kad iš brolio pasimsiu, tipo pasirašinėti, žinai, jo. Ir paskui, bet kažkaip, o pasirašinėdom ten gražiai, o mokykloje aš jau tipo tokia, oi, tu spagetis, žinai. Bet buvo tų panūnų, kad jie dažnai visom patinka, bet nei viena negali pasakyti visus tokius, eik, tu nepatinka, futuchas jisai yra, ne. Bet ir dabar vyksta šitie dalykai, kad tu nepasakysi dažnai žmogui. Nu kažkaip gal jo. Nu, žinai, toks. Gerai, jau virš 30 tu pasakysi tiesiai šviesiai. Ne, jau pasakysi jau. Aš noriu su tavim sekso. Nu, viskas tiesiai šviesiai. Ar tu arba nori, ten, ar arba nenori. ten, arba skirstomės. Nieks nenori švaistyti laiko. Kaip plemba 20. Jeigu po 30 minutų triksi laikrodį, žinai, arba taip. Tu mirsi, gal kitą savaitę patrins mane mašiną. Nu taip, nėra kada čia, žinai, nėra kada čia rašinėtis. Nėra kada. Tokiu, bet smagu, blemba vaikystės mokyklą, man šiaip kiti man gaila, kad, žinai, kas gaila, kad žmonės, kiti atsimena mokyklą kaip blogą etapą, kad tu tiek laikom, tu 12 metų tu prabūni mokyklai ir kad tau su blogiausiais ten prisiminimai siejasi, žinai, tai ir kažkaip kaip man, kad žiauriai geri laikai toj mokyklai, kažkaip tik su geriausiais nusėjų prisiminimai, žinai, ir pagalvojau, kad blemba, jeigu būtų, kad kitai būtų, žinai, kad kaip gailant, taip 12 metų, tu toks ten, žinai, nežinau, ar patyčias ten, ar kažkas, ar šiaip, kad jeigu nesisekė, žinai, bet man mokykla tai buvo toks, nežinau, gal ir dėl to, kad, žinai, kad iš namų tas išėjimas, kad į kitą aplinką, aš daug būrelių, ten eidavau visur, mokyklos tarybų, mokyklos prezidentė buvau, jeigu ką, pabrėžiu. Prezidentė uždėsiu. Pažinokit, taip, prezidentė, mokyklos prezidentė, Laura Dragonai. Nice. Nuo 28 iki 20. O. Gal, jo, turbūt, nu kažkas. Turėjai kažkokią privilegijų kaip prezidentė? Kambariuką, tą turėdom savo tarybos kambariuką, žinai, jau kur pačiailinti galėdom su tarybos narys, atsimenu, kažkada ten, po kažko pamokytojų dienos, man atrodo, darėm kažkokį pasirodymą aktų salėje ir po į tą kambariuką ir ten bernai prigėrė, alaus prisipirkė ten puslių. Aš dabar norėjau tą prieiti prie to. Jo, prilaisti ir ten ateina tą pavaduotoją. O smirda to malum, o aš tas duris atidarius. Žinai, tokia, kur nėra kas. Ne, mes tai čia... Taip, kažką net neatsimenu, kaip ten buvo, toksai, žinai, bet smagu būdavo. Ir buvo, kad aš tokia, aš gerai mokiausi labai ten vis, bet aš žiūri su mokytojais konfliktuodavau. Yeah. Man nepatikdavo, kad aiškino, žinai, kad jie tipo žino geriausiai. Ne visada tie mokytojai teisūs, žinai. Bet jie norėdavo būti teisūs. Nu, jie norėdavo labai. Ir tu nedaug dievė kažką mane pastoji ten, pas direktorių, pas auklėtoją, žinai, tokia. Kur ir biški keista, nes mokyklos prezidentė, tu tipo čia reprezentuoji, žinai, kabu ten ant sienos kaip mokinėti, kad tarp geriausių, žinai, ir tada kažkokį įspėjimą sugaus, net mokai, žinai, kur gauni 3 ir išmeta iš mokyklos. Bet čia, man atrodo, fast fact. Čia, man atrodo, tiesiog žinojom. Jau čia beveik gali gauti. Jo, mes žinojom, bet
jie gauna pinigus, kad daugiau vaikų būna tai jo, mokykloje. kur nieko nėra išmetę. Ne. Iš mūsų. Tai va. Kažkaip. Tai va. Tai toks buvo, žinai, tokia kontroversiška asmenybė. Aš irgi pridėsiu, kad aš daug pasakos apie mokyklą, kaip ir iš blogos pusės, bet tą patį, ką ir tu sakei, man labai gera prisiminti šitus dalykus. Buvo skausmo, grūdinimo, užgauliojimo, bijojimų neštis telefonai mokyklinės pamokslo. Aha. Tipo, Kauno tente, žinai, mes matai turėdom, aš nuo namų apie 2 kilometrus turėdavau eiti iki mokyklos, per sniegą, per pusnis su batais. Tai tėvai pasakoja, žinai, tipo... 2 kilometrėliai. Vėl, tipo, žodžiu. Tai sunku buvo, bet gera prisiminti. Blemba, be mokyklos, aš tai nebūčiau šaugęs nebūčiau. Tai kažkaip, smagu, kad vis tiek kažką išsineši. Žinai, nesakau, man gaila, kad kas praleidžia tokį... Taip, draugai. Taip, mano dabar geriausia draugė ten kur mes 11 klasės pažinom į gimnaziją, kur perėjom. Žinai, iki dabar ten per studijas ir toliau, kažkaip faina, kad tai, pasiimkite iš tų vaiką, jeigu žiūrit. Tokį, žinai, pasiimkite iš tos mokyklos, jau ką galite, nes praeis tie metai, prasidės darbai. Nebus geriau. Dabar jaunimas, jeigu ten daro podcastus. Ne, dabar tai visai kiti. Čia reikia darbuotis. Mokykla yra ne tau. Ne, mokykla, žinai, man ta mokykla, ką ten moka. Aš geriau žinau, čia gyvenimas, tas internetas, aš paimsiu žmonės. Investicijos. Gyvenimas atsiribojimui. Dirba tik vergai. Kažin vaikai, eina į lauką dar pažaisti tiesiog, tipo, kvadrato. Ne, kvadrato šiaip įdomu. Ar bulvė, ten kokią karštą bulvę. Nežinau, nemanau. Kažkaip taip irgi pagalvoju, nes kai mieste kažkaip nesimato tai, bet kaime dabar nelabai, kad varau, tai kad, žinai, nežinau, ar išvaro. Aš manau, žaidžia. Tikiuosi, kad žaidžia. Nes mes nieko nebūdavo ten, internetas nuo 5. Žinai, kur zebras, kur reikia pareiti namo ir ten sėdėti. Kad greitesnis būtų dar. Blemba, aš šitą žinau visą. Bet faina, bet irgi džiaugas, kad mūsų buvo tokie, nes mes dar tokie užaugom biški, man atrodo, žinai. Ir to gavom, ir to mums viskas buvo, kad nauja. Kad atsirado, žinai. Man patinka, kad mes matėm visą evoliuciją technologijų. Nuo realiai 0 beveik. Jo. Ateimo ten pausovietijų iš Amerikos atsiųsdavo kažką į Lietuvą ir taip toliau. Jo, bet dar taip viskas pamažu tik tai. Ir taip. Dabar, žinai, kur vaikai jau jiem įprasta, viską jie turi, taigi, o ten mums kad parbėgti namo, kad ten pažiūrėti drakonų kovą, nes nematysi daugiau, žinai. Dabar arba niekada, žinai. Arba niekada, kaip jau tu minėjai. Tai kažkaip, bet fain, sakau, ir tie žaidimai lauko, tie jaučiu, kad irgi kitaip kažkaip užauginus. Kad reikdavo eiti pasikviesti draugą į namus, susitarti, taip ateini. Labą dieną, ar galite pakviesti ten jūs, kad išeitų dabar į lauką ar išleisit, žinai. Tada išeina, susitinkam 3 valandą parke. Toks, kur žinai, kad dar nebe telefonų, be niekur. Susitinki 3 valandą parke. Mes jau nuo pat vaikystės bandydom planuotis laiką. Taip, va, čia irgi. Čia geras dalykas. Ką dabar susirašai, ir eini. Bet dabar nieks nesupras to dalyko. Ne, jau čia mūsų. Bet ir mes, jaučiate, mes tokie būsim, žinai, kur kaip seni tie žmonės, kuriems sovietmetis zaibys, nes jie jauni tada buvo, žinai, jauni, jėgų turėjo, nesirgo, žinai, mes tokie geriausi laikai. Realyto buvo geriau. Nebuvo tų saldainių, mes neturėjome. Bamblį valgydavom, žinai. Bamblys! 5 centų? 5 centų bamblys. Tobulas buvo. Geriausias saldainis. Nesakyčiau, koks jis ten. Ir vaflių yra. Suktas vaflis ir viduje šokoladas. Taip, bet ir vaflis ir šokoladas. Geriausias ir vaflis. Geriausias saldainis. 8 centų. Milkyviai. Blem, aš tų jau pas mus kaime netveždo gal. Ten atveždo, bet mes Bamblį ir jas siemkas pirkdom. Už 5 centų irgi su prieskoniais. Be abejo. Kur visą ten burną išgriaužė ir tada toksai, žinai. Ir varydom, tiesiog kaime vaikšnėdom ratais ir valgydom tos siemkės. Turėjom savo spotus už mokyklos, už pardės, hengindom ten, žinai, tokie tiesiog, kaip bamžiukai, tokie, kaip pagalvoji, realiai, žinai. Mes visiškai tą patį, žinai, aš visiškai tave filinu, nes visiškai tą patį. Tai tas pats visiškai mūsų laikas. Aš turiu net kažkokį video, kur mes aš kažkaip su bernais daug augdavau, kad turėjau Girkalnį ten savo tokią grupelę. Bachūrų Hebra, žinai, ir mes kažkaip būdom, atsimenu kažkada, kad video žiūriu, kaip mes ėjom į parduotuvę kaimo ir ten su pardavėjom žaidėm žaidimą kažkokį. Žinai, ir tiesiog, taip augom. Kur pardė įėję, dar ten filmuojamės jo ir žaidžiam žaidimą tas pardavėjas.
nenorės jau ten užsipisusios namus, žinai, ten žvengia, bet, žvengia irgi gražiai. Pas mus būdavo etapas, kur visi mes prie pat Dainavos mokyklą turim ir Stulginskio. Abi mokyklos 100 metrų atstumu. Kariaudavot? Buvo toks kariaudavom, bet mes, jau 15-16 metų, jau pacaniukai, žinai, jau visi, tipo, plius minus bandom nekipišuoti, nesusimušim. Žinai, iki susimušimo, jeigu dar nepažįsti, lopas pasakyk pizdabus. Arba kitas gali pasakyti, kad lopas būtų pizdabus. Tai mes varydom, kadangi pas mus būdavo iki, man atrodo, arba Rimi, arba iki, nežinau dabar, koks ten laikotarpis buvo, tai mes įdom vokt. Saldainį visokių ir taip toliau. Jau tas amžius buvo, kur buvo ten jau tie drąsus vagilkos. Ir mažieji su džemperiuku. Tiesiog reperio džemperiukas, Baggy B džemperiukas ir primesdavo į kapišoną. Ir išeidavo tiesiog žmogus. Įsivaizduok, tavo draugelis eina apsipirt už tikrus savo pinigus. Ir tau primeta... Jo draugelis primeta jam saldainių į kapišoną, jis perka, išeina ir paskui susirenka viską. Bet čia buvo wild, va čia hekai sistema. Aš esu pavogus sulčių pakelį. Sulčių? Kartos prisipažįstu. Norėjau, kažkai buvo, kad ar ten koks nors ten iššūkis buvo, kad pavogti reikia kažką. Pabandom pavogti. Ir atsimenu tą sulčių pakelį išsinešiau. Pirma mano ir paskutinė vagystė. Aš galvoju, ar aš esu kažką pavogęs. Turbūt, kad jo. Bet kažką. Aš žinai, kas įdomus dalykas, riešutukus valgęs. Tiesiog pasiėmęs. Jo, kur reikia išbandyti, žinai. Bet išbandžiau gal 15 kartų. Jo. Kokia čia vagystė, aš čia ragauju, gal čia skirtingi, tai žinai, aš pažiūrėsiu. Aš labai pasilgstu, kur būdavo parduotuvėse šlapengą kokią reklamuoja. Ir tu toks ateini, mėsytę galima paragauti, paragaujam, kokia skani mėsytė. Dar biškų Geras, bet kai pasakai, kad 2 mokyklos, kad ir galvojau, kad ar nebyfindavo, nes pas mus tai būdavo, kad tarp kaimų. Žinai, kad į kitą kaimą į kitą kaimą iššokius ne per kur negalima važiuoti, nes visada baigdavosi mušti, kažkas su kirviais, kažkas mėtysi. Kaimo klasika. Dar vienas dalykas, tu gan išvaizdėsi kaip moteris. Dėkoju. Nežinau, kaip reaguoti, tokia, žinai. Ne, aš noriu pasakyti, tu esi simpatiška. Tavo nuomonė. Tu esi simpatiška. Būkim bėdini, bet teisingi, daug kas žino, daug kas češinė praeitį ar ateitį nesvarbu. Ir nėra, žinok, tas, kad nebuvę to daug tokio, kažkas, ir aš galvoju, oi, čia gražiai, tai kodėl ne? Bet gal kad atrodžiau, tai, Okay. Tai vat norėjau paklausti, ar vat yra gal kažkas kovoja dėl tavo meilės? Oi, niekada. Ne, aš visada, žinok, mano tiesiog visas... Grūdas. Nelaimingai, grūdas kovoja su Baggy B dėl mano. Kuo daugiau SMS išsiųskim. Šeštadieniais jo kovodavo, už kurį daugiau balsuoti. Ne, bet, žinok, aš visada būdavau ta, kur aš įsimyliu labai ilgam, aš tą brolį savo klasioką 6 metus buvau įsimylėjusi be atsako. Tiesiog, aš jam rašydavau eilėraščius. Visokius ten kūrybą dainas, tiesiog slaptai jį platoniškai mylėjau. Mes biškai pabendraudom ten kartais, bet žinai, jis buvo ten 2 metais vyresnis. Bet žinai, kai tau ten 12, jam 14, čia neįmanoma meilė. Čia neįmanoma. Čia ir nelegali, Jo, kaip? Ar... Ne. 12, 14, atrodydavo čia toks amžiaus skirtumas, kad tu niekada nebūsi, žinai, kartu. Tai matydavai, koks 7-tokas būdamas, pamatydavai 12-tokas, atrodo, kad suaugę žmonės. Taip, kur tu gauti ten jau tėvai turėtų jau būti. Taip, kad jie čia jau, žinai, jų dirba darbus jau čia tokia. Dabar pasižiūrė į 18-likinius. Pacukai. Tu pacukas. Vaikai. Ir žinok, jo, ir aš tai kažkaip būdavau įsimylėjus, man nesekda, aš vis dar kažką būdavau įsimylėjus, manęs ne. Ir aš tiesiog laukdavau tos meilės, žinai, kada mane įsimylėsiu, įsimylėkit, prašau, žinai, mane. Ir bežiūrų, šiaip tas tai buvo 6 metus, tai tokį įsimylėjus būti. O jisai būdavo toksai, žinai, kur dar vyresni tie bernai būdavo, kur, aš tam nedraugos, tu man nepatinki, bet aš tau kartais parodysiu biškį dėmesio. Parodysiu dėmesio. Aš tave reikia visą laiką šilumą palaikyti. Kur aš tave laikysiu, jeigu kas. Kur šiek tiek malkelės įmeti. Kur gal užaugsi gražiai. Žinai, gal tada gal... Ant išaugimo. Jo, ant išaugimo. Užsiauginkim. Man literaliai yra sakę, kad kad kažkaip aš laukiu, kol užaugs, mes tada draugausim. Kas aš tau užaug šuniukas, aš tau žinau. Aš vienai, nenoriu sakyti, vienai youtuberiai, man atrodo, susakęs jaunesnis, kai užaugsi vis. Bet jūs naudojat jo tą bernai tokie, kur... Ne, aš su tam nedraugas, man čia per maža, bet draugų užaugsiu, kažką gal susirašysim, susišėsim. Po 5 metų žiūrėsim, kaip kas. Jo, tai ne kovų nebuvę, žinok, aš tik visada ta nelaiminga meilė tokia.
Ir paskui aš tiesiog tada univerai pirmą kursą atvariau, susiradau berną 7 metus. Tai dabar kur dabartinis? Ne, dabar čia kitas. Tada buvo po 7 metų įsiskiriamas skaudus. Ir dabar čia jau naujas. Paliko man dabar naujas, dabar labai gražiai palikai kitą turi. Taip, man geriau. Mane paliko ir aš jeigu manęs jaučiu nebūtų palikę, aš gal į komediją nebūčiau nuėjęs, žinai. Nes buvo, kad tam, nenoriu apie tai kalbėti, kad jam čia dėmesio. Ne, bet kad... Bet aš garsiai galiu. Bet aš pasakysiu. Kad jisai, kad nepalaikė, kad jam atrodo, nes aš užsimindau, kad norėsiu, kad juokauti, gal jau eisiu, žinai, ir kažkaip, kad, jis priėmė kaip, ką tu čia svaigsi, nei tu juokinga, žinai, tokį. Ir aš kažkaip, blemba, ir tada mes, kai įsiskyrėm, kažkaip man ir buvo tas, aš galvoju, aš išeisiu. O kas, aš galvoju, negaliu eiti, žinai, aš eisiu ir juokausiu, žinai, taip. O gal buvo ne tai, kad nepalaikymas, bet... Gal jis nenorėjo, kad tu jaustumės aukščiau už jį? Gal, nežinau. Žinai, yra bapūrai, turi kartais tokius tikus, ble. Taip, kad, pana negali čia kažko juokingesnė, čia bus, ar ten, nežinau, kažkur čia eis ant scenos rodysi, žinai, nežinau, kaip jam atrodo, žinok. Bet tiesiog, kad būdavo, kad, jis priėmė čia šitą kaip bairį, literalų. Aš tai labai noriu, kad Iveta kurtų muziką ir kad pistų į tokias aukštumas, kad aš palaikysiu, aš viešinsiu visur. Taip, tai mano dabar, pavyzdžiui, mano dabar draugas, tai jis tipam pirmus kartus mes ir pasimatėm, open mic'e kažkada mane pamatė, žinai, susižvalgėm, ten abu tada nieko nebendravom, bet jau, žinai. 6 metai. Aš tave stebiu, tu tik malkai mes, kad šilumos būtų. Žvilgštai, jis susitiko ir kažką ir jis, kad žiūri, palaiko, visą ateina pažiūrėti ir man dabar aš jam ir ten būna bairis papasako, bet ar tau juokinga, čia ar ne, žinai, ir visada varyk, eik visur, ten visada, tai žiūrėjau. Gerai, taip turi būti. Tai džiugiai, labai gerai viskas susiklosti, labai gerai, kad paliko. 7 metus išvaiščiau, bet, žinai, pasiėmiau, ką reikėjo. Ne, neišvaiščiau čia. Dabar žiūrėk mane, ble. Aš šaržuoju čia, bet, kad vis tiek tu su žmogum prabūni tiek metų, tai neveltui, žinai, tai daug, taip. 30%. Tai mano pirmas ir buvo pirmas vaikinas, žinai, tas taip ir... Na gerai. Ir šnekėkit, žinai, tai kad... Galim palikti podcastą jiem. Jo, ir aš sakau, kad, vis tiek tu su to žmogum tiek prabai, nėra jis tau, kad svetimas, atsimenu, mes kažką, man atrodo, susitikom, nepasisveikino su manim. Kuris mane paliko, Blet, aš sakau, čia yra tas dalykas. Kur nenori, kad už tave būtų kažkas daugiau padaręs. Nežinau, kažkaip jo, nes galvoju, nuplema, kaip tu gali apsimesti, kad tu ne, nereikia, taigi čia, tipo, nei ten kažką bendrauti, ar ten palaikyti kažkokių ryšių, taigi jau paleidai, viskas, tu išaugai, ten, žinai, praėjo tas etapas, bet apsimes, kad nepažįstu, kamo. Aš bijau kartais... bet kiekvieną savaip dėlinu. Aš bijau kartais sutikti savo buvusias, nežinau, kaip elgtis. Ką daryti, čia, bet ką žinau, priklauso, kaip įsiskiria, žinai, kažkaip, kiti gal piktuoju įsiskiria, gal tam kažką, žinai. Bet šiaip žmonės, nežinau, ar dėl to, kad dar mes esam ne tiek subrendę, bet mes dažnai, šiaip dauguma lietuvių skiriasi labai piktai. Jo. Taip, kad atrodo išsidraskyti reikia, žinai, tu negali... Ne, man nieks neįsprendžia kažkaip kartai, kiek aš iš savo patirties mačiau ir žinau, labai daug, labai mažai, kas įsprendžia labai teigiamai. Jo. Bet yra porų. Nes turbūt, žinai, neskaudu, tai dažniausiai turbūt buvom pas kažkurį vieną dar meilę, pas kitą ne. Ir tai tada, taip, tau, žinai, širdį drasko, kur tu čia įsispręsi, toks. Bet aš kažkaip taip, kad mano tai buvo, kad skaudžiai labai, bet aš priėmiau taip, kad, būna taip, taip, žinai, kad įsiskiria. Mes labai jauni, pradėjom draugauti, ilgai draugavom, ir išaugom. Žinai, ir viskas, jis keliais. Gera tema nuo telefono paminėjimo. Ir ačiū Dievui, ir vardan, skirkite žmonės, jeigu norit. Šiaip iš dalies labai paprasta. Blet, jeigu kažkas negerai, yra pilna. Skirkite, žinai. Galit nesiskirt, galit. Kaip jums geriau žiūrėkit, žinai. Žiūrėkit, gal... Atsiprašau, žadintuvas, aš kad traukinio nepamėgočiau. Jeigu norit, skirkitės, jeigu norit, taisykit, klijuokit, gvildenkit, kaip jums širdis jaučia. Mes dar galėtume kalbėti, bet traukinys šykančių nelaukia. Tai va, literaliai. Su jumis buvo Laura Dragūnaitė, Angelau ir Gelminė Glemžaitė. Ne, šitą what the fuck visi komentuoja. Šitą užbaigiam. Tu matai šitą komentarą? Taip, visi komentuoja. Aš nesuprantu, bet gal žmonėm